už užuolaidų susiojom. Irgi visai vaikai buvom. Ir atsimenu dėl to, kad pilos gavom nuo tėvų. Aš po vieno baliaus galvojau, kad ten mano šunys apmyžo užuolaidą šiek tiek. Ne. Čia buvo seniai labai. Man buvo 16. Bet žinot, tie įpročiai niekur nedingsta ir ypač padarius vieną kitą čerkelą grįžta vaikystė. Nu jo. Tai gerai, kad A, ne B dariau, žinai, pas tai. Metų idioto apdovanojimas skyrė ministrui pirmininkui tuometiniam Algirdui Butkevičiui, išvadinęs jį skystakiaušių fufeliu, bei pasiūlęs, nu įsigykit linzės, jopšichmat. Nemalonu, kad mūsų šalies premjeras atrodo kaip koks prietaisas. Bet aš sakysiu lietuviškas Markas Tvenas, nors čia lietuviškai, čia rusiškai. Pakalbėkime apie Samuelį Klemensą. Aš nežinau šito. Čia Marko Tveno tikrasis vardas ir pavardė. Jo. Taip. Tikrai taip. 1-1. Jo. Kai pasiūlei rusifikuotus lietuvius, taip spauda nušvietė. Šaudyt, nors iš tiesų pasakymas buvo visai kitoks. Kitaip sakant, baidlo neturi tautybės. Jeigu žmogus vartoja gazmanus, aš kitoje laidoje aiškiai labai pasakiau, tai baidlo neturi tautybės. Tęskite. Kad jeigu tu su mergina pradėjai intimiai draugauti ir mėgoti, tau buvo įsivaizduojama, kad kitas žingsnis privalomas yra vestuvės. Žinok, taip ir buvo. Bet, kad jau paklausai, tai mes tu tapsim seneliais. Šeima, mūsų vaikai ir mano rasa man yra Dievo dovana. Visiškai. Per atsitiktinumų tokia, žinai, čia sakau, filmo verta istorija kažkada. Nu, aš aprašysiu tą kažkada tikrai. Visai neseniai inicijavai, pradėjai ar planuoji pradėti bylą prieš Artūrą Orlauską? Taip, aš jau inicijavau ir aš... Kas nutiko, kad buvusius savus padavinėjai į teismą? Man niekada nebuvo savas. Aš manyčiau, kad pergalėm pirmiausia padovanojo, koks vardas to berniuko, kur ant stogo šaudė. Kalbajubizmas. Jeigu grubiai, kas yra tie kalbajobai? Čia nevartotina! Nevartotina. Šalvon nevartotina. Vartoju ir vartoju. Preskripcija versus deskripcija. Tikras kalbos mokslininkas užsiimtų deskripciją. Jisai stebėtų, kaip kalba Valinskas, Ramanauskas, kaip kalba žmogus Mantas Stonkus ir jisai užrašytų, kaip yra kalbama. Pagrindinis mūsų rėmėjas – Kanumo. Tai daugiau nei gamtos ir mokslo sukurti produktai sveikatai. Tai kvietimas įkvepiančiam gyvenimo būdui. Sveiki gyvi, mano laidelės internete ar portale, nežinau, šiaip vadina podcastais, ko aš labai nemėgstu, tai tiesiog yra tinklalaidė. Sveiki gyvi, akis į akį su Arūnu Valinsku laidelės žiūrovai ir klausytojai. Mes transliuojame tiesiogiai, bet jeigu žiūrėsit vėliau, tai bus aišku įrašas iš pačios Vilniaus širdies. Viešbutis Pacai. Ačiū jiems už tai, kad čia atvykęs visuomet gali jaustis patsiausias. Ir mano kolega šį vakarą ir pašnekovas, bet sakau žodį kolega, nes pristatau jums tikrai žmogų, kurį nepaprastai gerbiu ir myliu kaip kolega, Algis Greitai. Oficialiai Algirdas Ramanauskas. Sveikas, Algis. Pirmas klausimas iš karto, ar tau dažnai vyrai prisipažįsta meiliai? Ir pasako, kad tave myli. Ne, man taip nėra buvę, bet tai aš... Kaip jautiesi? Mano fizinė išraiška, mano eksterjeras nėra gražaus žmogaus. Ir man nėra buvę taip, kaip, pavyzdžiui, yra buvę Šapauskui, kai ten jį bandė kadrinti gėjai. Yra jam porą kartai buvę. Tai mes tokie, jeigu jau tavęs nekadrino kaip negražaus, tai mes matyt šitoje vietoje abu labų tokių. Jo, manau, šitą dvasia labai, interjeras labai gražus. Kaip tik prie pacų dera. Taip. Čia toks visuose pacuose mažas pacukas šį vakarą. Bet galiu pasakyti, kad tave yra kadrinės. Pamenė? Kas? Ar priminti? Tas pats Rimas Šapauskas. Kada jis man? Kai mes šventėm su Inga mūsų vestuvių 10-metį ir darėm tą vestuvių ceremoniją tikrą, tai, mėly žiūrovai, nepatikėsit, bet mano pulkas buvo Marijonas Mikutavičius ir Renata Mikailionytė ir antroji pora buvo Rimas Šapauskas ir Algis Ramanauskas. Greitai. Tikrai taip. Ir kai aš nešiau Ingą per tiltą, už manęs ėjo Marijonas ant rankų su Renata. Ir mane Šapas nešė? O tave nešė per tiltą Šapas. Aš jau neatsimenu šito. Aš matyt, tuo metu atsijungiau, kad nepatirčiau streso. Apsauginė reakcija organizmo, apalpti tokiu atveju. Taip, bet tai iš tiesų buvo daug tokių dalykų. Aš manau, kad šį vakarą mes pakalbėsime apie tikrai tuos dalykus, kurie žmonės domina, bet tai nebus aktualijos. Aišku, mes nuo jų labai netolisim, nes yra įdomių klausimų, kuriuos ir aš pats norėčiau tau pateikti. Bet šį vakarą mano pagrindinė pokalbio tema turės būti Algis Greitai.
Algirdas Ramanauskas, taip oficialiai yra, net ne Algis. Aš esu Algirdas Ramanauskas. Algirdas Ramanauskas. Greitai. Gal tada ir pradėkim nuo tradicinis klausimas. Koks žurnalisto arba kalbintojo klausimas tave užknisa iki negalėjimo labiausiai, dažniausiai? O, tai ko gero būtų bet koks klausimas. Tada aš jo nepateiksiu, žinau. Kuris prasideda, na kągi iš tiesų, bei iš tikrųjų, ponas Algė. Čia bet koks klausimas, kuris prasideda šitaip. O šiaip tai, kaip tas banalybė pavalkiota, bet teisinga, nėra blogų klausimų, yra blogi atsakymai. Banalu, bet taip ir iš tikrųjų yra jo. Ir, pavyzdžiui, klausimas ateities planais nėra blogas klausimas. Jis yra normalus, geras klausimas. Gal pastebėjot simboliškai šiandien, kad aš pasipuošiau netradicinės savo formos akiniais. Aš dėkoju Vision Express, pakeis ne tik jūsų regėjimą, bet ir įvaizdį. Tai kokie jūsų ateities planai buvęs peliuk? Ateities planai. Nes šie akiniai simbolizuoja būtent Sūrskį arba tavo vaidintą bronių. Tai buvusių peliukų nebūna, kaip žinai. Jeigu tu turi menį tą kryptim, ką nors daryti, aš nieko ten nedarysiu, aš ir toliau esu visas savo su Justu Mamontovu komedijai, kartais prisijungia Šapauskas, kaip Budulis padarom dainą. O ateities planas pats naujausias, ką aš dabar darau intensyviai, tai mūsų Marius Leskauskas, Agnė Sabulytė ir Algis Greitai muzikinio projekto trio, 2 koncertų, jų miksavimas į vieną ilgą kokių 1,5 valandos video su gerai nufilmuotais 2 koncertais, iš geriausius bitus išimsiu ir dėsiu. Tiems, kurie nelabai domisi kol kas Algio kūrybą, aš manau, kad susidomėsit, nes Marius Leskauskas yra, kaip jis pats vadina, toksai, na, savotiškas genijukas, nors galbūt šitą mažybinį diminutyvą reikėtų išimti. Mariu neseniai koktelio 40, tai tebūnė genijus jau dabar. Genijus, jo. Taip, taip. Mariukas dabar jau nebe genijukas, o genijus. Ja. Tai yra tas pats žmogus, kuris akomponuoja, jo kolektyvas, jo grupė groja visose Lietuvos balso tiesioginėse transliacijose ir groja gyvai. Tai iš tiesų aukščiausio lygio kolektyvas, aukščiausio lygio, na, žinot, labai dažnai žmonės maestro vadina šiek tiek laiko iki mirties arba dažniausiai po mirties. Tai jau jam galima šitą dalyką pasakyti, kad... Bet čia tik Lietuvoje, pavyzdžiui, aš buvau Latvijoje seniai. Ir ten buvo ta grupė Janis ir Kažar kažkaip. Kaža, taip. Mes ėjom Grygos gatve ir ten barai, lauko barai, į jį visi kreipiasi maestro. Nes pas juos matytas yra su vokiečių ta Livonijos kultūra. Maestro yra tiesiog muzikos mokytojas, jeigu tai siaurąja prasme. Tai čia... Meistras. Jo, pas mus tiesiog yra tas jau kur nusipelnęs labai. Kernagis, tu... Biški. Tai dar tik jis maestriukas, sakysim taip. Kaip tu pats sukas. Algi, koks tavo pats pirmas vaikystės prisiminimas? Sakoma, kad mes atsimenam save maždaug nuo 3 metų. Aš labai gerai atsimenu. Ir man buvo tikrai mažiau negu 3 metai. Man buvo turbūt dar netgi iki 2. Nes sakoma, kad nuo 2. Gal jūsų pas jūs, iš kur tu kilęs Lazdijai, nuo 3. Aš labai gerai atsimenu. Austė Dobrovolskytė, jeigu matai, perduodu linkėjimus. Vaikų darželį lopšelį, mes buvom lopšelį, mes gulėjom šalia lovelės ir tie strypai, kur nuo vaikystės. Taip, nu, ne vienoj lovai, bet šalia. Mes buvom babiai, mes buvom kūdikiai. Ir aš tą atsimenu. Ir tos grotos medinės. Taip, nes mus nuo vaikystės jau pratino prie kalėjimus. Prie barų. Ir kas įdomu, jinai irgi atsimena, mes po to paralelinėse klasėse ir po to teisėje mes vėl buvome vienoje grupėje. Ir jinai tą irgi atsimena. Tai jau toks mano atsiminimas. Dar atsimenu, su pusbroliu už palangių, už užuolaidų susiojom. Irgi visai vaikai buvom. Ir atsimenu dėl to, kad pilos gavom nuo tėvų. Aš pati nuo baliaus galvojau, kad ten mano šunys apmyžo užuolaidą. Ne. Čia buvo seniai labai. Man buvo 16. Bet žinot, tie įpročiai niekur nedingsta ir ypač padarius vieną kitą čerkelą grįžta vaikystė. Nu jo. Tai gerai, kad A, ne B dariau, žinai, pas tai. Gerai, buvo tų visokiausių dalykų. Pats kaip prisimeni tuos audringus rock'n'rollo laikus. Svastikos sukitės greitai, iš čia atkeliavo tavo pravardė ir tada sutrumpino ir tave buvo Algis Greitai, nebe Algirdas. Aš pats save pavadinau Algis Greitai, čia stage name'as, čia anokia čia pravardė, sceninis vardas. Ir tada tavo gyvenime iš muzikos atsirado greitai televizija. O taip. Kaip atominė bomba, kaip Marijonas savo dainuoja, kad mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Radio show. Taip. Tai buvo pirmas bandymas telekė, ne? Aš nepasakyčiau, mes su Šapausku, mes pradžioje debiutavom, galima sakyti, laidoj Benski show. Ir ten buvo Ričardas Rickevičius, su kuriuo mes susiuostėm ir jis
kaip turėdamas gerą uoslę tam, kas bus geras produktas, čia yra... Apie uoslę pamirškim, ką reiškia susiuostėm. Susidirbom, susivaibinom, kaip sakytų dabar, atitiko, reiškia, vibraciją. Rožickas ten buvo, dar kai jis buvo normalus vedėjas, Tinta jo. Ir tas buvo kaip ir tramplinas jau eiti į televizinę eterį, nes radijui mes jau buvom porą metų siautėje. Ir jau jautėt, kad radija visą išsėmė, tą ruodus ir baigėsi. Ne, žinai, tie laikai, nu taigi čia 2, 3, 4 metai, taigi televizijos tik stojosi, radosi pirmosios, Tele 3, man atrodo, tik tais laikais, kokiais 94 gal pradėjo, ne? Tu geriau žinai šitos Litpol Inter. Anksčiau, 95 metais jau iš Litpol Inter tapo LNK. Jo. Tai čia dar buvo 92, 91. Okay. Dar buvo ta Baškauskaitės programa, kad... Su anglų kalbos... Listen... Speak. Sesuo kažkokia, sesuo Barbara kažkokia. Taip. Unikali. Speak. Ta muzikėlė. Tai mes negalvojam apie nieką. Čia tu labai jau strategavai, kas yra tavo geras kaip verslininko bruožas. Mes buvom tokie, biški, galiu pasakyti tikrą žodį. Pasakyk. Raspizdėjai. Tai čia dėsim į kursyvą. Mes tiesiog nemastėm, bet atsirado kažkoks langas, atsidarė, einam ten. Atsirado LNK, kažkaip mano radarė, aš pagalvojau, LNK, gal ten mes pateksim. Žinai, ten buvo Silkinis vadovas, tada buvo. Ryškia Riskevičius buvo labai prisirišęs prie LRT, Kauno redakcijos, nes jis ten, gal nesupyks, jeigu pacituosiu, jisai sakė, čia kolchozas, bet kolchozas turi savo bruožų. Gerų. Tai aš tada pajutau, kad ten tikrai ten Albinas su to nenormatyvinė leksika, norminė, bet nenormatyvinė, nepateks tenai. Ir aš vos ne per jėgą Ryškę sakau, padarom demo. Algirdas Kaušpėdas davė mums lėlėms šiek tiek pinigų, kas buvo tais laikais buvo didžiulė suma, aš nenustosiu jam dėkoti, ačiū Algi, niekada nepamiršim šito tikrai. Parodėm jam demo ir su to demo atėjom pas Silkinį ir tada mes jau ten... Mes jau buvome matę tos demo, bet aš taip pat noriu padėkoti Kaušpėdui, nes jo parašas buvo, kuris lėmė, kad mes atsiradome eterėje su laida Taip ir ne, buvom pirmieji berniukai iš gatvės. Tai Algirdai, nuo manęs ir Algio nuoširdžiausiai linkėjimai. Čia prieš tave dabar tie 2 zombiai, kurie rėdėjo, atidundėjo ir dabar vis dar yra telikė. Ar gailiesi nuo tų laikų kažką padaręs telikė blogai, perspaudęs, nes tu vis tiek, tikiuosi, šiek tiek bręsti, vyriškėjai akivaizdžiai? Aš lėto brendimo ir aš praleidau tą momentą, kai buvo galima įsiestablishinti kaip jau rimtas produceris. Nes aš visai buvau leitenantas kino, nors mūsų su Riskevičium dueto prasme, jisai buvo tas režisierius, tas, kuris eina pas vadovybę, aš buvau tas, kuris durniuoja ir truputį pro pirštų žiūri. Nu, aš nebrindyla buvau, aš net iki šiol toks. Tai aš tą pražiopsojau, bet aš kažko, kad gailėčiausi, tai turbūt ne, viskas negerai buvo. Na, žinau, kad tikrai ne viskas, nes vienam interviu aš pats šnekėjau su tavim, kad tam tikra repriza apie Darių ir Girėną šiandieną sakė, kad nedarytum. Ne, tai ten buvo tokios klaidelės, kur tu iš noro pajokauti kartais pajokauji netinkamai. Ir ten ta klaida buvo tai, kad Darius ir Girėnas mes padarėm radio show laidoj, kad Darius ir Girėnas skrido per Atlantą ir dėl ko jie užsimušė, dėl to, kad susiot norėjo kažkaip. Buvo netiška ir negražu mūsų didvyrių, be sarkazmo kalbant adresu. Tai čia tokia klaida, kur tu nedarytum, bet tai nebuvo kažkas ten siaubingai labai. Ne, tikrai nebuvo siaubingai. Aš manau, kad tą, ką mes buvom sugalvoję ir nufilmavę su dviračiu ir kažkas mums iš aukščiau paprotino, kad neleisti į eterį, mes tiesiog paskambinom Henrikui Jovaišai, kuris amžinatilsį buvo mūsų legendinis montuotojas. Pasakėm, iškirpk, neįdėjo. Ten Vytautas buvo. Ten buvo Vytauto Šerėno personažas Patrijonas Bugailiškis Prūdas, kuris daužė lasdą į stalą ir rėkdavo, kad istorijos nesuklastosi. Ir ten buvo jo pasisakymas apie žydus. Ir mes jį iškirpom. Tai turbūt gerai padarė, nes aš spėjau, turint omeny, kokie kaimai jūs buvo tada, tai ten turėjo būti labai blogai. Pažiūrėkime, koks kaimas buvo tuo metu Algis su Šapausku, nes jeigu negirdėjote tos istorijos apie Darių ir Girėną, ten viskas buvo labai dramatiškai padaryta ir pabaigoje, kur tu eini, einu, stok, myšt noriu, nesisiok, myšt noriu, čiagi toj patį oro, toj, negaliu ir lėktuvo garsas, bych į žemę. Ja, ir autoriaus balsas už kadro. Na va, mižniai buvo ir nukrito. Dėl to, kad mišniami. Nu jo, ten buvo negerai.
Nu, tai kas buvo didesnis kaimas? Tai tu pats turbūt pripažinsi, kad jūs, visa jūsų chebra, ir Haris, ir Vytautas, ir Gintaras, ir jūs tuo metu aš turiu menį pirmieji metai naujojo amžiaus. Jūs tokie buvote, jeigu jūs į politikos lentynas dėlioti, jūs turbūt būtų kažkur tarp socdemų ir darbo partijos, bet po to jūs subrendot. Jūs tapot normaliais dešiniaisiais, ko jūs dabar ir esate. Ačiū Jums už tai, kad nors geriau vėliau negu niekad. Gerai, klausimų, aš turiu klausimų daug, bet nebūtinai turi būti pateikimi iš eilės ir pagal kontekstą. Aš matau, kad dabar pats metas klausimui apie tavo narystę konservatorių partijoje. Tai čia viskas aišku, nes kodėl tu toks esi, ten daug tokių, bet tai kodėl tu toks piktas ant socdemų? Aš pacituosiu. Aha. Čia iš Wikipedijos. Apie Algirdą Ramanauską, tą patį Algį greitai. Garsesnės grupės dainos. Atbėgo kariūnai, sušaudė Brazauską. Meilė nekvepia. Bet, aš paaiškinsiu, jeigu tu nori, aš dabar paaiškinsiu. 12 metų gruodžio mėnesį Facebook'e paskelbė apdovanojimus metų šūdai, kuriuos įvardino kaip ryškiausios praėjusių 12 metų beždžionės ir laureatus. Nominacijos. Metų šūdomorfozė, metų apsišykimas, metų šūduoja trejybė ir taip. Toliau. Labai geras buvo. Metų durnius ir kitaip. Necenzūriniais žodžiais išvadinęs laidų vedėjai Andrių Rožicką, buvusių bendražygį. Nu tiek ir bendražygis, jo. Kažkiek buvęs. Bet įdomiausia, kad metų idioto apdovanojimą skyrė ministrui pirmininkui tuometiniam Algirdui Butkevičiui, išvadinęs jį skystakiaušių fufeliu, bei pasiūlęs įsigykit linzės, jopšichmat. Nemalonu, kad mūsų šalies premjeras atrodo kaip koks prietaisas. Lietuvos socdemų partija dėl Ramanausko komentarų apie Butkevičių kreipėsi į žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją ir TV3 vadovybę. Tai čia iš kur ta nemeilė, ar tiesiog jie yra tavo kūrybos įkvėpėjai, jeigu taip galim pavadinti? Aš pirmiausia dėl to atbėgo kariūnai sušaudė Brazauską. Tai man čia prikišama, kad čia aš dėl neapykantos Brazauskui. Bet ta daina buvo sukurta gal 92 metais, vienas pirmuosius gabalų, gal 91 netgi. Ir tais laikais mūsų dešinieji buvo megztaberetiniai. Na, atsimeni puikiausiai. Tengi buvo tada šličyčių, jie buvo megztaberetiniai ir tai tikrai nebuvo mano arba. Beretės buvo megztos ir vienos ir kitos partijos, tik skirtingos spalvos. Jo, Tai iš esmės ta daina buvo šaipamosi iš to hipotetinio fašizmo, kuris Lietuvoje, taip ir nevyko, bet jis buvo, Alzheimas jautėsi, būtent iš to megztaberetinio, kad jiems būtų gavę valią, jie būtų tikrai sušaudę Brazauską. Ir tuo metu kariūnai, mesgi nežinom, kad kariūnai yra karo akademijos studentai, kaip anksčiau sakytų kursantai. Tada atrodė, kad kariūnai, bet kas yra kariškis, žinai, ir toks, tai tokia buvo ta daina, jinai buvo kaip tik labiau už Brazauską negu, o dėl šito, žinai, kas man visai stebino, aš laiką pabrėžiu. Įsivaizduok kokioj nors anglosaksiško humoro šalyje, ar tai būtų Amerika, ar tai jo labiau. Tai vien Monty Pythonus prisiminus. Jo, jeigu ten kas nors parašytų tokius metų šūdo apdovanojimus, ar kas nors čia pradėtų žvygauti, koks čia skandalas, kaip čia dabar taip gali būti. Ne, ten yra normalios visuomenės. Tai taip, ten buvo neetiškų momentų, bet buvo kritikuojami daugiausia vieši asmenys, ypatingai kalbant apie politikus, kurie yra aukščiausio viešumo lygio asmenys, tai welcome į normalią visuomenę. Čia žinai, hipokrisis, ta dviveidystė. Oi, mes čia, žinai, nesikeik, negražu. Čia tik išgeria truputį čerką kitą ir koks nors akademinio išsilavinimo bežionai, jis tai pradeda rusiškus anekdotus pasakoti. Pats tokiu matęs esi. Tai ta veidmainystė, žinai, čia yra postkomunistinės visuomenės tie rudimentai, jie čia dievų nyksta. Ir čia, kai sakydo, skandalingieji žasai, skandalingasis Romanovas, tai tas jau, praeina čia. Ar aiškiai pasakiau? Aiškiai, iš principo aiškiai. Iš tavo dabar pasakymo suprantu, kad tu labai nemėgsti, kai kompanijoje, ypač savoji, kažkas ima pasakoti anekdotus. Ar tau tai kelia? Ne, yra anekdotai ir yra anekdotai. Yra labai gerų anekdotų, aš pats jų keletą turiu. Kokį geriausią savo? Kad ir juodą, žinok, čia ne valstybinė televizija gali... Apie banko apiplėšimą galiu papasakoti? Bandyk. Labai gerai. Banko apiplėšimas, mama, 2 jauni vaikai sužalojami šūvių, nuveža jos reanimaciją, viskas gerai, mama išoperuoja iš karto, vaikams palieka kulkas kūne, nes negalima. Nes, pavojingi
pavojinga jų gyvybei. Sako, mamai kiekvienam iš vaikų, berniukų ir mergaitai, sukakus 12 metų su šlapimu išeis kulkos. Žinai šitą, ne? Girdėjęs kažką tokio į tą pusę, įsivaizduoju bent jau finalą. Gyvena jie normalų gyvenimą, mergaitė vyresnė, įbėga vieną dieną į kambarį, visą isteriją įmušasi, žinai, mama sako, 12 metų sukanka, mama sako, nes neverka, žinau, kas yra, tu susioji ir susioji kulką, taip. Nu tai čia viskas tvarkoja, taip turiu, viskas ok. Po kiek laiko berniukui sukanka 12 metų, įbėga į kambarį pas mamą, visas irgi isterijoje mušasi, plakasi ir rėkia, mama sako, nusiramink, žinau, susioji ir kulką išsiu. Ne, smaukiau ir senelį nušoviau. Čia labai geras anekdotas. Ir jį labai mažai kas girdėjęs yra. Aš savo baisiausiai nepasakosiu, nes... Aš tu man jį pasakai jau kažkada. Ai, tu pasakojau, bet tas jisai ne... Ten apie akušeriją tu turi, ne? Ja. Nereikia. Apie... Nes besilaukiančią moterį, ne. Tai aš tik pasakysiu, kad Trūsa Baka, Marius Berenis iš Žasų, jisai kolekcionuoja tuos, žiauriai juodus nešvankius anekdotus ir kai šitą išgirdo, tai buvęs jo pirmoji vietė nusileido į 5. Okay. O 2, 3, 4 vietos buvo tuščios. Čia tas tavo, kurio nepasakoji. Ja, to nepasakosiu, bet suintrigavau. Aišku, tavęs ne, tu žinai. Aš žinau. Gerai, kadangi noriu išsiaiškinti ir romantiškai tavo pusę. Tu pridaręs, ko gero, gyvenime, nežinau, labai daug gerų dalykų, ko gero, nemažiau savo ir nelabai gerų. Judu su dabartinė antrąją pusę, Rasa, jūs esate abudu susituokę antrą kartą. Jai antrą santuoką, man antrą santuoką. Taip. Į tavo antrą. Taip. Gerai, labai džiaugiuosi, kad jūs kartu pragyvenote beveik 11 metų ir po to buvo tokia pakankamai uždara ceremonija Šiauliuose, bet apie tai rašė spauda. Mes prieš tai, mes jau virš 20 metų, Rūnai, mes susitokėm vėliau, negu pradėjom kartu gyventi. Taip, sakau, jau buvot nugyvenę kartu 11 metų ir tik po to įvyko jūsų vestuvės ir jūsų sūnui Adomui buvo 8. Teisingai. Taip. O kas buvo ta pirmoji meilė, pirmoji santuoka? Nes apie tą antrąją aš atsiverčiau šiandieną tikrai pilną parašytą, jūs tokitės Šiauliuose, Frenkelio viloje, kas labai gražu. Taip. Kai atvažiuoja iš Vilniaus į Šiaulius, po dešinę vieno iš didžiausio tuometinėje carinėje Rusijoje fabrikanto namai, kurie dabar tapę ir vila, ir muziejum, nežinau, visko. Suveikia mano prosemitinis sentimentas. Labai, taip. O kas buvo tas pirmasis? Kiek tau buvo metų, kai pirmą kartą susitokė? 23-4 gal. Tai buvo sporto internatė mano klasiokė Vilma, su kuria mes susitokėm. Ten kažko pasakot nėra daug ką ir po to mes išsiskyrėm 2000-aisiais. Kiek metų truko pirmoji santuoka? 7 gal, 8. 7 metų. Ja, bet mes su ją nuo klasiokai, tai nuo 16 metų amžiaus. Buvo geras žmogus, dėja jį mirė prieš 5 gal metus. Man toks nesmagus prisiminimas apie tai, kad jinai išėjo, bet vis tiek pati pradžia buvo laiminga, buvo kažkurį laikį įsimylėję, 23 metų žmogus, tai jisaigi atrodo visas gyvenimas prieš akis. Jeigu taip ilgai kapstom giliai, Rūnai, ne, iš mano pusės įsimylėjimo nebuvo. Tiesiog aš iš viso niekada prieš tai nebuvau įsimylėjęs ir man atrodė, kad taip ir turi būti. Kaip taip? Vat tu draugauji, nes reikia, kad būtų šalia spausas. Tai buvo sporto mokykla internatas, ten buvo bendrabutis, ten buvo, kad buvo galimybės pabūti dviese. Ir atrodė, kad tai yra toks savaime einantis ratas ir kurio finalas yra santuoka ir taip toliau. Aš ten iš mano pusės nebuvo meilės, man atrodo, Vilmos pusės meilės irgi nebuvo. Noriu pasakyti, kad tu buvai tokio netgi keistoko, kaip supernova padarumo, kad jeigu tu su mergina pradėjai intimiai draugauti ir miegoti, tau buvo įsivaizduojama, kad kitas žingsnis privalomas yra vestuvės. Žinok, taip ir buvo, bet tai buvo neprotingas žingsnis. Tai aš... likimas tai parodė, bet... Jo, bet tai buvo taip, kaip tu čia nupešiai gražiai, jo. Mėly žiūrovai, ypač žiūrovės, pažvelkite į žmogų, kuris, žinot, kai yra tokia knyga Paskutinis mūsų dienų herojus, tai va čia paskutinis mūsų dienų Lietuvoje riteris, nes šiais laikais seksas nėra pagrindas susipažinti, o čia, matot, seksas buvo priverstinis pagrindas tuoktis. Ja.
Internatas. Labai daug kam skamba šitas žodis baisiai. Iš tiesų, našlaičiai, visa kita, ne. Čia buvo Panevėžio sporto mokykla. Tai buvo Vilniuje, tik pastatytas naujas pastatas, tokių gelsvų vėlyvaus sovietmečio stiliuje, į kurį suvažiavo Trakų ir Panevėžio internatas. Ir jis tapo jau Vilniuje, jis aprėpė visus. Bendrai. Ir tu lankėjai irklavimą. Ir labai, galiu pasakyti, labai, jeigu tai pavadinsit, jūs irgi pavadinsit kalbajobais, tai nėra akademinis irklavimas, nes yra tik irklavimas, rowing, ir yra baidarių ir kanojų irklavimas. Nes tas akademičiskai grėblė atkeliavo iš būtent rusų. Tai čia gerai, kad šitą pasakai, bet kadangi apie tai užsiminėm, tai aš dar pasakysiu, yra rowing ir yra sculling. Jeigu taip visai tiksliai. Rowing yra vienas didelis irklas, kairys arba dešinys, sculling yra du mažesni irklai. Tai čia vis tiek lietuviškai įeina irklavimas ir yra porinė arba... Pavienė. Taip. Ir tu buvai porinės. Aš daugiausia kandidatas sporto meistrus internate, aš 17 metų su Valdu Bagdono dvivietę porinę Lietuvoje antrą vietą čempionate. Tai porinė dvivietė, taip. Bet aš ir pavienį irklavimas irgi. Aš visas klasės perėjau, 8 vietę, bet vienvietė aš daugiausia, vienvietė buvo. Porinė, aišku. Ir tavo aukščiausias pasiekimas, aišku, sporto meistras, bet... Kandidatas, bet titulai. Aš nežinau, Lietuvos čempionate antra vieta, ta kur kandidatas, ten buvo tų antrų, pirmų kartais vietų, bet aš visai pabrėžiu, aš buvau vidutiniokas. Aš savo laiku, kai man buvo 16-17 sporto mokyklo internatui, aš buvau dievaži geriausias porininkas. Porinio irklo. Pagal faktą. Ir Valdas Bagdonas, kito trenerio vyrukas, buvo, man kvėpavo į pakaušį ir mūsų sudino į dvivietę ir mes buvom geriausias rezultatas poriniam irklam. Bet tik tai tiek. Tai aš labai, kukliai. Į porinę dvivietę susodino. Jo. Aš įrininkas buvau. Įrininkas tas, kur sėdi gale, kuris yra kapitonas, pagal kurio irklus, kuris užduoda tempą. Paskutinis kertantis finišo juosta yra įrininkas, jis yra pagrindinis valtį, jis yra kapitonas. Tai jis yra pirmas. Tas, į kurio nugarą tu žiūri, jis yra kapitonas. Taip. Ir tu turi būti tas antras, kuris turi atitaikyti pagal pirmojo užduotą tempą. Jis užduoda tempą, jį visi mato. Jis paskutinis kerta finišą. Tai čia panašiai kaip dviračiuose būna, kad komanda turi vieną lyderį, o kiti turi jį saugoti, lydėti, dinamiškai palaikyti. Taip. Kažkas tokio. Ką tu davė irklavimas šiaip jau? Labai daug. Aš tiesiog nebūčiau tas, kas esu, jeigu ne... Aš sportiškoj šeimoje gimęs, mano tėvai abu sportininkai. Jie dideli sportininkai, Lietuvos čempionai po kelis kartus. Kokių sportiškų? Tėvas imtynės, laisvosios ir sambo, mama sportinė gimnastika, sportinė, čia, kur nepamėtysi tų bulavų, ten kur rimčiau, su visa pagarba. Tai vadinama meninė, arba šiais laikais ten skirtingai, aš dabar pradedu nesusigaudyti. Ritminė, meninė, ten kažkokios... Tais laikais buvo meninė ir sportinė, tai mama sportinė. Tai ir irklavimas man davė labai daug, nes tai buvo... tai buvo žiauroka, ypač nuo kažkur 14 metų, kai nuo 13 gal metų prasidėjo parduotos vasaros, gerąja prasme. Birštonas, Trakai, dažniau Birštonas, 2 treniruotės, kartais 3 su mankšta ir tai buvo iš esmės profesionalus krūviai. Iki ribos, kur tu jau daugiau nelabai pakeltum turbūt arba sugestum. Tai man davė labai daug, aš labai džiaugiuosi. Tikrai universalus sportas, nes pats ne vieną kartą šiek tiek su tokia juntama pašaipa sakydavai apie baidarių, kanojų, kad ten viskas viršui, bet jų kojos silpnos. Tai taip ir yra. O ta jėga, kurią iš tiesų irklavime yra distancijos, nėra ten sprintų, sprogstamų yra 2 kilometrai. 2 kilometrai olimpinė. Viskas. Bet būna ten ir 500, bet ta olimpinė rungtis yra 2 kilometrai. Visą laiką. Ką beirkluotum ten? Ir 8 vietė, ir 1 vietė tenais. Taip. 2000 metrų. Aišku, sveikatos reikia daug. Ar yra kad nors... Aišku, irklavimas ne imtynės, bet sveikatos prideda. Ar yra kur nors tekę panaudoti tą jėgą, sakysim, kad ir gatvėje, santykyje, muštynėse? Žinok, ne, aš kažkaip aš to išvengdavau. Žinai, kai tu sportuoji, tu nesi... Tu pabėgdavai ar nuo tavęs pabėgdavo? Kaip sakai? Tu pabėgdavai ar nuo tavęs pabėgdavo? Ne, man tiesiog tokių situacijų nėra buvę šiaip jau. Buvo tokių ant ribos, kai Trakuose stovykla ir ten vietiniai tokie huliganėliai, kurie ten teritoriniai matyt ginčai. Tai ten tokių įtampėlių būdavo, bet niekaip neperėdavo jau kinetika, žinai. Tai, mes buvom zdaravę, jų buvo daug. Vienas, aš atsimenu iš jų, sako, matai, koks aš mažas, sako. Matai? Čia jau kai buvo tokia įtampa, bet aš tokių toj mažų čia prikviesiu daug. Tai aš kažkaip, manau, kad šiais laikais jie ten išaugo į normalius žmonės ir jeigu dabar mato mane, tai linkėjimai. Prisimenu tą kartais jo.
Gerai, temų bus įvairių, iššokinėsim nuo vienos prie kitos, nes čia kaip pokalbis kaip baltoji mišrainė. Beje, mėgsti baltą mišrainę? Aš nežinau, kas tai yra, ten kur bulvės, pupos ir truputį... Pupų nėra. Daktariškos, tai aš manau, kad mėgstu. Mėgsti. Tai klausimas toks, tavo liežuvis yra tavo priešas daugiau, tavo draugas, ginklas ar pajamų šaltinis? Pajamų šaltinis pirmiausia, draugas taip, kartais priešas. Kaip mums visiems. Tai tas pajamų šaltinis, suprantu, nelabai nukentėjo dėl paskutinį kartą išlindusio tavo liežuvio, iš to skandalo paskutinio, kuris vis dar tęsiasi, dėl kurio tu buvai jau kviečiamas apklausyti ir taip toliau, kai pasiūlėjai rusifikuotus lietuvius, taip spauda nušvietė šaudyt, nors iš tiesų pasakymas buvo visai kitoks. Ir lietuvius aš turėjau omeny politinę tautą, visus piliečius. Kitaip sakant, baidlo neturi tautybės. Jeigu žmogus vartoja Gazmanovus, aš kitoje laidoje aiškiai labai pasakiau, kai kalbu apie rusišką muziką, turiu omeny Gazmanovus, o ne Stravinskį. Tai baidlo neturi tautybės. Tęskite. Tu mėgsti tą pačią rusų klasiką. Kas tavo mėgstamiausias, aš žinau. Žiūrint kurią. Kas groja per tavo vestuvės? Stravinskio Ugnies paukštė. Ugnies paukštės finalas. Ir mano rasai labai patinka ir man. Aš jai parodžiau, jinai labai pas mus mašinai kartais skamba kaip pas snobus. Džiazas, koks nors drum and bassas. Ir pasakys, tai klasika. Čia būna rodo filmuose, kad kokią merginą paima pavežti, tokia solidi šeima, ten vyriškis, aišku, sustoja tai minimum Bentlis, nu šiaip tai Rolls Royce'as ir pavešit, su lietus lyja pavešim. Ten, aišku, groja klasika. Gerai, be klasikos. Iš dabartinių, kas paminėjai, kas yra užribis tavo visiškai, tai yra, aišku, Gazmanovas, Kirkorovas, Baskovas, čia būtų galima vardinti. Čia dar reikėtų, kodėl aš pasakiau Gazmanovas, nes jis yra atvirai prokremlinės tos ideologijos, fašistas. Nu, taip, ir jisai turi ir karinį laipsnį, netgi, kurio labai didžiuojasi. Jeigu tas mums visiems žinomas Radilcev в Советском Союзе. Taip, tai сделан в Советском Союзе, сделан в СССР. Jo, nebereikalo, aš būtent jį paminėjau. Nes jeigu Kirkorovas ir šiaip vaflis ir ten bežionė, ir ten tas jo popsas savaime neneša to Kremliaus propagandinio tvaiko, tai Gazmanovas yra būtent tai. Kaip buvo Kobzonas, pavyzdžiui, lygiai tas pats. Taip, nes ten turėjo daugybę reikalų, nes turėjo dainuoti apie tai, ką užsakydavo, nes visi žinojo, kad jis naudingas kaip tarpininkas tarp valdžios ir mafijinių struktūrų. Tai čia buvo vieša paslaptis. Gerai, bet ar tavo nuomonė yra šiuo metu rusų muzikoje, aš nekalbu apie klasiką, bet dabartinę. Popsas, rokas, populiarioji muzika, tų, kurie vis dėlto kai sakome, kad tą kultūrą reikia uždrausti, bet šitų nereikėtų. Gal tu atsiminai, sovietmečių buvo grupė Arsenal iš Leningrado. Jie atvažiuodavo į Lietuvą pagroti sovietinę Lietuvą kartą į 2 metus ar kasmet ir jie grojo jazz rock. Tai buvo labai keista, labai retai, labai netikėta ir jie grojo kiek, aš atsimenu, neblogai. Tai tuo aš noriu pasakyti, kad aš nebejoju, kad šiandieniniai Rusijoje, ypač išbujojus laptopiniai namų studijai, kas yra, atsirado labai daug šūdo, bet atsirado ir labai daug vaikų, kurie pradėjo kurti gerą muziką visam pasaulyje. Aš nebejau, kad Rusijoje yra gerų muzikantų, gerų prodiuserių, kompozitorių, bet jie iki manęs nedaina, aš jų negirdėjau niekada. Mano vienas bičiulis teatro garsistas, toks, jisai labai mėgo drum and bassą ir jis man uždėjo keletą rusiško drum and basso pavyzdžių, tai ten buvo labai gerai. Kita vertus, ten yra instrumentinė muzika, be vokalų ir ten tu galėtum, to būtų pasakęs kas nors va čia iš škotų kokios grupės, sakytum, okei, skamba kaip. Gerai, bet... Tai jų yra, bet kodėl jie gali patekti pas mus į radarą? Tokia pačia logika vadovaujantis mes tada turėtume kažkaip kalbėti apie Indonezijos, pavyzdžiui, kur Rusija yra praeitis mums. Toloka. Tai kodėl mes turim... Indonezija turime. Kodėl mes turim žinoti, kas ten pas juos yra ir ko ten pas juos nėra? Na gerai, bet tarkim, ta pati mašina Vriemenė, akvariumas, Grebenščikovas. Taip. Cojus, aišku, čia tikrai jau nebe šiuolaikiniai, jau tai yra... Tai gerai, aš galiu nebegyvoja klasika. Galiu pakomentuoti visus. Tai Grebenščikovas buvo... Viskas pažįstama lyginant. Tai dabar vėlyvojo sovietmečio Grebenščikovas, akvariumas, čia tas pats beveik. Tai, pavyzdžiui, jų albumas Ravnodenstvė plokštelė buvo geras. Lygiadienis. Mano tuometiniai klausai, bet ar jis buvo tikrai objektyviai geras, aš abejoju. Aš labai gerai atsimenu, kai Dave Stewartas į Eurythmicsų pasikvietė akvariumą paprodusuoti jų albumą, kurį jie ir išleido.
Tai kažkam interviu Dave Stewartas pasakė, kad kai jie pradėjo dainuoti visi kaip grupė, kas pas anglosaksiškai rock'n'roll kultūrai, grupėje visi moka dainuoti, backingą, pavyzdžiui, chorą, ten atsimink šitą Coldplay, Lights Will Guide You, Fix You. Visi dainuoja. Tai ten, kai tie pradėjo dainuoti, sakė, buvo kaip girtų indėnų choras, aš tą cituoju. Tada, ką tu paminėjai, Mašina Vremė nebloga grupė Dievaži. Ten tikrai yra neblogų gabalų, bet vėlgi viską pažįstama lyginant. Kodėl aš turėčiau mėgti Mašina Vremė, su visą pagarbą Andrėjui, kaip jisai? Makarevičiui. Kuris didvyris yra, kad jisai stoja prieš ir jis rizikuoja žmogus. Ja, ten visa didžiausia. Šiuo metu jie yra Izraelyje, bet jau Makarevičiui. Ja, bet tai kodėl aš turiu, jei žavėtis, kaip pas mane yra pilnas flashai prikaišioti, pilnas Spotify'us žymiai geresnių grupių. Ten nuo Emerson Lake and Palmer, kurie grojo Mussorgskio paveiksliukus iš parodos 71 koncertas gyvas, kur man puikus, iki šiuolaikinių kažko. Tai Taylor Swift galų gale, aš čia biškai juokauju. Mašina Vremė geriau negu Taylor Swift. O ką tu dar paminėjai, kino, tai Dovanok Cojus, tai ten man tai šūdas buvo. Tarsi, kai tu nori būti kaip Depeche Mode, bet tu nesi ir niekada nebūsi Depeche Mode. Bet tave garbina dėl to, kad tu šiaip kaip žmogus buvai geras ir tu buvai prieš sistemą ir tu buvai nebejotinai geras žmogus, bet tu kaip muzikantas buvai tiesiog nuklaunas. Arūnai nepyk, bet, žinai, tą perėmė, man, žinai, aš pirmus kartus, kai tai išgirdau, aš jau buvau, drįstu manyti, aš turėjau gerą pakaustimą jau, žinai. Ir pas mus namie skambėjo gera pop muzika, vakarietiška tuo metu, nes tėvai per sportą, sportininkai važiuoja užsienį, atveža plokštelį, žinai. Kasiečių plokštelė, taip. Taip, viskas buvo, Rod Stewartas, ten Simonas Garfunkelis, Genesis, jo psichmat buvo. Ir tada tu išgirsti kažkas perėmė, žinai. Ir tu labiau prieš tai žinojau jau Depeche Mode. Vėts ir Pirimien, tai yra permainų vėjas. Ten tas vienas nors kita panaši daina yra Wind of Change, nors visiškai. Ne, ten vokiet palaikyti, ten irgi gana baisu. Tai tas Pirimien, jis buvo iš to filmo Asai, jis buvo toks kaip ir pagrindinis gabalas. Taip. Tai tada dabar įsivaizduok, ten Lazdynų, Hebra, aš, ten mano klasiokai, mes visi ten klausom Depeche Mode'us, ten nuo People 83 berods iki ten jau tada ir Black Celebration buvo, ir Depešistų buvo daug, ir aš tam tikrą prasme. Ir mes išgirstam tai, kas yra, nori būti Depešais, bet nelabai gaunasi, žinai. Tai, žinai, išsiliejau, ne? Išsiliejai, jau čia va tas nuo to laiko, kai su draugais pradėjote dar mokyklai groti diskotekoje, buvo tokie laikai. Tai susikopė ir tas pūlinys, jisai taip jau. Ir sprogo. Gerai, iš tų senos kartos, kaip vardinai, kad klausėsi Rod Stewarto, Genesis, tų pačių Depešų, kas iš jų tau yra numeris 1? Labai įdomiai, aš pradėjau mylėti muziką ir aš supratau tą vieną gražią dieną, vaikščiodamas kalidorium prieš laikrodžio rodyklę, 40 vidurinėje, ir mano galvoje skambėjo Baby Jane Rod Stewarto iš 83 albumo Body Wishes. Pas mus buvo namie kasetė, netgi albumas buvo vinilas. Ir nepaisant to, kad pas mus namie visada skambėjo gera vakarietiška pop muzika, bet būtent nuo to, vaikščiodamas po mokyklos koridorių ir galvoju, man tai sukosi. Man nušvito, kad man tai yra įdomu. Ir mano pirmoji muzikinė meilė Rod Stewartas ir yra. Ir net po šiai dienai aš turiu mano playlistę, jo gabalų yra. Jis pas jį labai daug šlamšto, bet jo yra ir labai gerų gabalų. Tada, bet jis toks, vadinkim, toks mainstreaminis rock'n'rollas, pop rockas. Bet tai, kas man patinka šiandien ir ką aš ištisai klausau, tai tie patys Genesis, niekur nedingo. Aišku, Zappa. Labai noriu pareklamuoti Zappos sūnus, Dweezil Zappa labai daug koncertuoja. Vilniuje buvo Forum Palace, groja, buvo labai gražu. Nedidžiausia. Tėvo muzika. Nedidžiausia koncertinė aikštelė. Ne, iš naujų aš stengiuosi sužinoti, man su didžiausia pagarba žiūriu, ką Billie Eilish daro. Bet ir netgi turiu vieną jos gabalą playlist, žinai. Dėl numerio 1 tu pataikai, čia sutampa. Rodas Stewartas, 1-1. Tau irgi, ne? Taip. Geras, tai duok. Taip. Taip, beje, Ingai taip pat. Neseniai kažkur mes buvom užsienį ir tiesiog eidami per kanalus, užėjome vieną muzikinį kanalą ir ten rodė jau pagyvenusio gerokai Rodo Stewarto solinį koncertą ir Rodas Stewartas pasirodė jau gerokai pagyvenęs. Žinai, kas dar apie jį yra labai nepaprastai gražaus. Jisgi prasidėjus invazijai, jis priglaudė iškart porą šeimų iš Ukrainos, vieną ar dvi, kaip ir jūs su Inga. Ir aš neseniai mačiau tas Rhythm of My Heart gabalą, tą škotišką karo giesmė, žinai, dūdmaišis.
Ir buvo Ukrainos vėliavos spalvomis, vat ką tik neseniai kažkur buvo koncertas. Žmogus turi kiaušų. Jis vertybinis. Jo, vertybinis. Ir kaip ir Stingas beje. Stingas, kuris kažkada naiviai sudainavo, rusai taip pat myli savo vaikus, Little Did He Know tenai tada. Bet jis irgi po to padarė pareiškimą, sustabdė koncertą, yra tų kadrų, kuris į Ukrainą palaikė. Skirtingai negu tas padugnė Rodžeris Watersas. Čia Pink Floydai. Čia buvęs Pink Floydas. Buvęs. Ten yra geras beprotis. Aš mačiau jį su Piers Morganu, kai jis kalbėjo apie Palestiną ir apie Ukrainą. Ir jis buvo mano vienas iš, žinai, mano piliorių, ta prasme, ten buvo 83 The Final Cut, Pink Floydų paskutinis albumas, tai jis, man padarė labai didelę įtaką, žiauriai. Nors jau tada buvo keista, ko jisai tuose tekstuose, kiek aš tada supratau, ko jis pyksta, kad Thatcher pasiėmė kreiserį, nors Navy neturėjo kreiserių tada Falklandų kare, bet jis buvo durnius ir nežinau, tai pasiėmė kreiserį, atsiėmė tas salas. O ką reikėjo po Vilnių daryti? Palikto žmonės, kurie Britai tenai argentiniečių huntai? Durnius, ne? Gerai, grįžkime prie muzikos, prie istorijos, mes dar matyti irgi prieisime. Taip pat kaip Watersas pokalbėje su Morganu sunervino tave, aš visai neseniai kažkaip ten narašydamas, ieškodamas tam tikrų klausimų, atsakymų, medžiagos, užsiroviau ant naujausio Dominyko Paškevičiaus, Gyčio Paškevičiaus sūnaus postringavimo. Po to, kai jis išgirdo tą garsų interviu, kurį Putinas davė vienam iš tų vakarų žurnalistui. Kaip ten, šiaip vakarai sako, žurnalistu jo negalima vadinti, bet tiesiog buvo. Girdėjai tą skandalą, ne? Čia Tucker Carlson gal? Taip, man atrodo. Taip. Okay. Matyt, nelabai susivokdamas, aš kalbu apie Dominiką Paškevičius, aiškina. Putinas yra geras žmogus. Ašgi girdėjau vakar jo interviu, pasižiūrėjau. Ir jis pasakė, visi čia dabar grasina, kad taip čia puls Pribaltiką. Niekas čia nepuls, jisgi pasakė, kad jam šitos šalis neįdomios. Ir aš juo tikiu. Iš kur tas šmeižtas apie tokį žmogų? Tai žinai, būna iki šiol idiotų iš akademinio pasaulio, kurie sako soclageris, nors socializmo ten jokio nebuvo, reikia sakyti komunistinis lageris. Ir iki šiol yra pilna idiotų, kurie tiki, kad Šiaurės Korėjos demokratinė liaudės respublika yra demokratinė. Tai, tikėkim ir toliau. Gerai, pradėskim tą patį variantą, prie kurio grįžtam, tarkim, restorane šalia sėdi prie staliuko kompanija, kuri garsiai kalba rusiškai ir maža to, tarkim, toj pačioj Neringoj arba kitam, aš dabar nežinau, ar įmanoma tą dalyką padaryti. Ir užsisako kažkokią gyvai grojantiems muzikantams kažkokią rusišką dainą. Kad ir tą pačią Gazmanovo, jas dėlan v SSR. Ką tu darytum? Priklausytų nuo to, kokia ten aplinka, žinai. Bet, aišku, filmuočiau pirmiausia, kreipčiausi į administraciją, prašydamas, kad tai būtų užtildyta, nes kiti klientai nepatenkinti. Ta prasme, čia civilizuoti ėjimai. Taip. Nes tu gali iššauti tokį, kuris užsakė ir jį nušau, bet tai nebūtų nei teisinga, nei teisėta. Į klasiką nemirtinga, vis tiek šaudymas. Tai aš kreipčiausi į restorano vadovybę, kad tą taip pat nutrauktų. Ir filmuočiau. Ir jeigu ten būtų konfliktas, gal čia filmuoju, tai tada būtų konfliktas. Gerai, tarkim, jeigu važiuoju taksi ir taksistas paleidžia rusišką muziką. Tai aš pirmiausia, kai sėdu į Uberį ar taksi ir ten kas nors groja, aš iškart pirmų numerį paprašau užtildyti iš viso. Iš viso? Jo, nes aš negaliu, jie dažniausiai klauso radiją, o ten per radiją žinai, kas gali, ką gali išgirsti. Tu gyveni savo normalų gyvenimą, kartą į mėnesį sėdi į Uberį, kad išgėręs nevairuotum grįžti namo ir tu išgirsti, na kągi, na iš tiesų, čia pirmojoje vietoje. Tai čia žinai blogiau negu Gazmanovas yra. Aš suprantu, kad tave tie žmonės, kurie dirba radijoje ir kuriems įsivaizduojama, kad tyla tai yra kažkas labai blogo, taip. Bent jau pauzė, tai yra, nors taip šiaip yra muzikinis ženklas. Absoliučiai. Įtaigumo suteikimo ženklas. Taip. Čia normalu. Taip. Zita Kelmickaitė amžinatilsį tai vadino žodžių tryda. Tai logorėja. Ašgi tą perėjęs irgi kaip didžėjus. Mano pirmas darbas buvo didžėjus. Tau atrodė, kad reikia kalbėti ir padėti tą intro patekti 20 sekundžių atkalbėti, po to turi dainuoti. Na štai kągi, vagina, va, tai ir dabar, ir taip, va šiuo metu mes iš karto keliaujame į šitą naują 5. vietą, kurioje... Ir rėkia. Ja. Ir rėkia. Ir Justas Mamontovas mėgsta šatlinti mašiną kartais lėktuvų, bet kartais ir mašina. Ir jisai pasakoja, radijas klauso iš Prancūzijos, kol atvažiuoja iki Lietuvos. Tai vakaruose, ten Prancūzija, Vokietija, radijas kalba normaliai. Lenkijoje jau prasideda rėkavimai. Ir pas mus jie įgauna didžiausią pagreidą. Na kągi, kam rėkt?
Kam reikia? Kitas dalykas, kad tie žmonės, kurie, tarkim, pramogų versle dirba, gal net kartu to pačiu radijui, na, lygiai grečiai ir veda renginius, neretai ir vestuves ir visą kitą. Aš pastebėjau vieną tokią lygos simptomą, tokį, kai jie išeina, ypač renginį, kurį filmuoja televizija ir jisai vyksta didelėje erdvėje, tarkim, Žalgirio arenoje. Ir tada eina ištisinis rėkimas, kurio neįmanoma po to iškarpyti. Ir kadangi tu transliuoji ir filmuoji ir transliuosi, tai yra kažkas tokio baisaus, kai tu matai galutinį rezultatą. Kaip jam pasakyti va tą dalyką, kad jūsų klausytojas yra va čia pat. Čia striomas yra taip. Čia tu labai teisus. Gerai, tu viešini labai daug iniciatyvų, labai daug savo laidų turi, bet labai mažai mes žinome apie Algirdo Ramanausko, Algio Greitai šeimą dabartinę. Tu saugai. Net kai įeini pas tave į studiją, tai kairiai yra įėjimas į tavo namus ir į dešinę studiją. Taip. Ir tu niekada nekvieti, užeikim arbatos išgerti. Ne. Ten yra mano namai, mano tvirtovė. Taip? Nu, kažkas tokio. Plus mano žmona turbūt nebūtų labai. Rasa yra labai tokia naminė, žinai, ją, pavyzdžiui, įsitempt kur nors pabaliuoti, tai didžiausias vargas. Po to jinai dėkoja, kad išsitempt. Tai reikia draugus tempti pas tave, aš suprantu. Ja, bet namai jo, čia ne ta vieta, kur mes vedamės. Bet to ten, žinai, mes kai atsinaujinom, dabar ten, žodžiu, reikia remonto ir ten ne ta vieta, kur ten parodom, va, kaip čia pas mus gražu. Mes dabar jau darom ten remontą, be liftai išardė ką tik. Buvo liftas pas mus, jo. Net toks buvo dalykas. Ja, o kas link šeimos, tai, nu, aš nesiafišuoju, bet kad jau paklausai, tai mes tu tapsim seneliais, mūsų dukra jau gimdys vasarą. Čia Rasos duktė iš pirmosios santokos. Vat kitas klausimas, kai susitokėt ar pradėjot gyventi kartu, dabar aš nežinau, nesmė, jai buvo 12 metų. Taip, Marijai buvo 12 metų. Lūžio taškas. Čia kaip tas anekdotas, apie kur pasakoji, ne? Kad 12 metų kažkas išeina. Ne? Taip. Ir staiga atsiranda jos gyvenime, tos paauglės gyvenime naujas dėdė. Taip. Patėvis. Taip. Sunku buvo? Ne, jį labai geras vaikas. Mes niekada neturėjom su jokių problemų. Ir reikėjo būti aišku, kaip tu puikiai supranti, labai delikačiais. Jinai, sakai, paauglė, 12 metų dar ne paauglystė, čia tas jau... Na, mergaitėms manau, kad taip galima drįst sakyti, nes jauniausia mergaitė pagimdžiusi Lietuvoje, man atrodo, 12 ar ten net mažiau metų. Tai čia kaip viduramžiais princesės. Tai mes labai buvom atsargus, labai dėmesingi, jį gavo viską, ko jį reikėjo, kai jau Rasa ir Marija atsikėlė jau pas mane, ten buvo ir kambarys, po to atskirai padarėm jau visiškai nepraeina, visai jau jos kambarį, labai delikačiai ir mes vienas kitą vadinam tėvu ir dukra. Tai mane vadina tėvu. Tai, žinai, tėvu ir tėčiu? Tėvu ir tėčiu. Ir taip. Kartais augučiu. Žinok, nežinau, nesu aš sentimentalus, bet kai aš tokią istoriją išgirstu, man tikrai ir džiaugiasi, ir verkia iš skausmo širdis, iš džiaugsmo širdis. Iš tikrųjų labai graži istorija. Tiek mūsų su Rasa santykių, tiek kaip Marija buvo introdukuota į naujus namus, buvo tiesiog ir jį labai tą vertina, žinai. Jį labai tą gerai prisimena, tas yra labai gražu. O tai senelis čia kada? Rugpjūčio mėnesį jį turėjau pagimdyti, į Floridoje gyvena. Jis jau ištekėjo tenai. Tu žiūrėk, tu tapsi seneliu gerokai anksčiau negu aš. Gal? Negal, dabar tau yra kiek? Man dabar 54, bet... Ai, ne, tada vėliau. Bet matai, aš nebūsiu kraujo senelis. Marija vis dėlto nėra mano kraujo dukra. Bet širdies. Širdies, taip, Taip. Taip. O gerai, Adomas, jo planai. Nori eiti tėčio pėdomis. Žinai, žvelgiant į tavo gyvenimą, jeigu būčiau aš tavo sūnus ir sakytų, ar eisi tėčio pėdomis? Kuriomis? Kur valstiečiui pasiduoti? Aš nežinau, ten yra... Aš jo nepušinu. Aišku, aš paklausiu, kur tu po šimt stosi. Jis ten kalba kažką apie matematiką. Kas yra, mes su Rasa humanitarai, jie mane matematiką, jam kažkaip, nežinau. Aš jam esu, jis labai daug groja bosų, jis gerai groja. Jis persilaužė
Čia buvo tas atvejis, kai aš jį, truputį su prievarta panardžiau į muzikos tos pradmenis, kas yra labai svarbu, kiek aš žinau. Ir po to jį palikau ramybėje, nes jam nepatiko. Bet praėjo laikas ir aš matyt aiškiai to neperlenkęs, užprogramavau jį pas mane sugrįžti. Sakyt, duok man pamoką boso. Aš manau, kad jis gali būti toks pat lėto brendimo kaip ir aš. Aš manau, kad jis tiesiog nežino kol kas ir aš jo ne. Matai, žodis algis greitai ir brendimas yra, jie tokie oksimoronai, nes tai daugiau toksai, aš taip žiūriu tave, toks vaizdas, kad tu didžiuojas ir džiaugiesi esas toks suaugęs nebrendyla. Tiesą sakant, ne, aš būčiau žymiai daugiau pinigų uždirbęs kažkada, jeigu būčiau turėjęs nors dalį to, ką, pavyzdžiui, tu turi. Aš labai nekomerciškas buvau, aš tik dabar pradedu tą jau, planuoti ir susidėliojo mano. Aš pradėjau civilizaciją žaisti gerai į savo gyvenimo rudenį. Taip, patriarcho ruduo. Patriarcho ruduo, čia jo. Gerai, patriarcho ruduo savaime kažkaip išsprūdo tas pavadinimas knygos. Turi savo mylimiausią knygą, kurią galėtum pasakyti, kad ji mane pakeitė, ji mane pakreipė, jinai mane kažko išmokė. Aš nepasakyčiau, kad, joko gero jinai mane, kad išmokė tai daug, tai absoliučiai, aš visai pabrėžiu tą patį. Aš taip, tik lėktuvas, kur nors skrendi, atsidarai telefonę skraidyklę numeris 5, aišku, originalo kalba. Vonegutas yra mano mylimiausias rašytojas, šalia Twaino, šalia keleto kitų, bet Voneguto skraidyklė numeris 5 tai tiesiog paminklas literatūrai ir humanizmui. Ir stiliui, ir turiniui ten tiesiog kažkas pritrenkiančio. Yra ir jo, aišku, yra jo ir kitų knygų. Ten tas, pavyzdžiui, Čempiono pusryčiai, kur yra puikia knyga, kuri irgi daug ką man davė, bet skraidyklė numeris 5, lėktuvas, telefonas. Ir tu skaitai. Ja. Jeigu neklystu, tai dar sovietiniais metais abi šios knygos, abu šie kūriniai buvo vienoje knygoje. Ir aš neatsimenu vertėjo pavardės, ir nors ten yra daug išversta ir neteisingai, bet jis padarė viską, ką galėjo tuo metu ir jam reikia irgi statyti paminklą. Jis labai gerai. Marko Twaino. Gerai, mes grįšim, ateisim prie tos temos apie kalbajobus, tai dabar tu gali mane taip vadinti šiuo, bet aš sakysiu lietuviškas, Markas Tvenas, nors šiaip jis yra... Čia rusiškai. Gali būti, bet gerai, pakalbėkime apie Samuelį Klemensą. Čia, aš nežinau šito. Čia Marko Tveno tikrasis vardas ir pavardė. Jo, taip, tikrai taip. 1-1. Gerai, Samuelio Klemenso, Marko Tveno mylimiausias kūrinys. Karalius Konektikuto. Jankis karalius Artūro dvare. Fantastinis. Vienas iš retų Marko Tveno fantastinių kūrinių. Labai gera komedija, žiauriai juokinga. Gera. Ir tarp kitko, mane labai iki šiol įveikia, aš iki šiol ją atsiverčiu skaitau, aišku, originalo kalba skirtingai negu tada, kai Prano Mašioto knyginėlį. Ir tu matai ten tą senovinę anglų kalbą, kurią kaip jisai suvokia ir tai labai juokinga. Ir ten yra tas, kad atimti vaikus iš to meto tamsuolių. Ir ką jis ir padarė. Supranti, ir pas mane dabar tas yra atsiriaugėję tokiu būdu. Jo. Atimt vaikus yra labai gerai, atimt juos iš tų, kurie negali vaikų turėti. Man patiko be šito pasakymo, ten aišku, kai kurie atradimai, kuris bandė, aišku, buvo inžinierius, tas patekęs Jankis. Taip. Ir ten tų atradimų jis bandė pakartoti, kai kurie pavyko, kai kurie ne, bet ten, kai juos apsupo ir ten jau, aišku, kad jau jie nesilaikys, bet jie savo tą pilį aptvėrė elektros laidais. Kai vienas riteris metalinis ateina ir sustingsta, o kitas ateina iš nugaros ir mato, iš šarvų pažįsta ir bando ant peties ranką uždėjęs, paklausti, ką tu čia darai. Man dar padarė labai didelį įtaką, būtent įtaką, nekalbant apie įspūdį. Ten tuo metu yra Twaino, dar yra žurnalistika Kentucky ar kur Tennessee, tokių apsakymų rinkinys, man pavadinti. Žodžiu, jis tuo metu tyčiojosi iš to meto amerikietiškų Filadelfijų. Ir ten, kai jisai aprašė riterių turnyrą, jis aprašė tautologiją, nes tada Lancelotas atsistojo ir smogė ir tai per ilgai. Tada tas atsistojo ir trenkė jam atgal ir tas nugriuvo. Ir tada tokio ilgio gabalai ir tai buvo labai geras pasišaipimas iš tų metų. Čia tas žinai, šiuolaikinė lietuviška žurnalistika. Tai... Gerai, o iš lietuvių apskritai, nuo Mažvydo iki visų šiuolaikinių? Tai aš manau, kad mes turim vieną tikrai gerą rašytoją, kurį kažkas taikliai pastebėjo, kad jeigu jis nebūtų sovietų okupuotojų Lietuvoje, būtų laisvam pasaulyje, būtų gavęs Nobelį. Aš manau, kad tai tiesa, tai Sruoga ir Dievų-Miškas. Visa kita man yra tiesiog, žinai,
Na, ne visai žinau. Gerai, dar keli klausimai apie tavo vaikystę. Jis buvo tikrai labai vaikystė, jaunystė, paauglystė. Tu gimėjai mišrioje šeimoje, tavo mama yra ukrainietė. Ukrainietė, jo. Tu esi pusiau ukrainietis. Taip. Jau minėjai, kad tavo abu tėveliai buvo sportininkai, gimnastė ir imtynininkas, bet ar tau nebuvo, sakysim, na bent jau dabar, tau nejautė tokios priešpriešos, skaitydamas Wikipediją, šiandien, pavyzdžiui, skaičiau, nebuvau anksčiau skaitęs. Galvoju, kad aš tai pakankamai gerai pažįstu, pasirodo, ne velnio. Pasirodo, kad Algis Greitai yra vaikystėje lankęsis jaunojo Dzeržinskiečio vasaros stovyklose. Pionierių, taip. Pionierių. Ja. Tu buvai pionierius. Taip, kaip dauguma. Ja. Ir kur čia ta stovykla buvo? Jinai yra prie šito Nemenčinės link, ten, kur daugybė tų stovyklų. Tai visų pirma, tą straipsnį, aš mačiau, Wikipedijoje parašė kažkoks hateris, bandydamas būti ten objektyvus, ir tą idėją, kad aš maždaug turiu sovietinę kažkokią čekistinę praeitį. Bet tuo metu visos pionierių stovyklos visų pirma buvo pionierių stovyklos, kitokių, kiek aš žinau, nebūdavo. Ir vadinosi jos ten Lepsnelė, kas irgi yra Spaliukų ta Lepsnelė, ir tą vadinosi jaunasis Dzeržinskietis. Tokia buvo pionierių stovykla. Ir aš ten vaikystę, mano, kokie 3 gal metai iš eilės būdavo. Na, buvo tokia, sakysim, Kalotėje Žilvytis, labai neutrali. Neutrali, taip, bet man teko ten kelius metus. O tu matai, tose aukštesnėse būdavo Dzeržinskietis. Tai ji yra, po to ji buvo vidaus reikalų ministerijos. Mano tėvas. Tai kitaip negalėjo būti, aišku. Mano tėvas, ilgametis treneris Žalgirio, po to Dinamo, ir kai jisai įstojo į KKI, kai buvo jaunas vaikėzas ir sportavo, KKI iš jų visų padarė jaunesniuosius leitenantus. Vidaus tarnybos. Tuo metu dar buvo jaunesnysis leitenantas, po to kariuomenėje nebuvo, tik nuo leitenanto prasidėjo. Ir jis, ten kas klausė, nei ką jos visus padarė karininkais jau tada. Ir po to jis savo karjeroje gaudavo laipsnius, dirbdamas sporto srityje. Ir jis baigė savo karjerą, sakysim. Jisai buvo papulkininkis vidaus kariuomenės, nors niekada nevadovavo jokiam junginiui, jokios ten uniformos, net retkarčiais tik užsidėdavo, jis buvo sporto, sakytum dabar menedžeris, vadybininkas sporto. Taip. Ir po to jisai tapo automatiškai pulkininku leitenantu, kas yra tas pats laipsnis Lietuvos vidaus tarnyboje. Čia tai, ko labai patogiai nepasako ten tie visi Orlauskai, žinai. Jiems patogu pamiršti. Jiems to nereikia, nes mano tėvas baigė karjerą Lietuvos Respublikos nepriklausomos vidaus tarnybos pulkininkų leitenantų. Tai ir tas vidaus reikalų sistemos dalykas buvo taip, kad ten buvo pagal jo, vadinkim, darbovietę tą pionierių stovyklą. Tėvas buvo pionierius. Ištari šventą vardą ir dabar turiu apie jį paklausti. Taip. Kiek žinau, visai neseniai inicijavai, pradėjai ar planuoji pradėti bylą prieš Artūrą Orlauską? Taip, aš jau inicijavau ir aš... Kas nutiko, kad buvusius savus padavinėjai į teismą? Jis man niekada nebuvo savas. Man taip pat, bet mes sustovėdavom su juo vienai scenai, ypač per durnių maršus. Taip, ir mes su juo išlaikydom normalų kolegišką santykį, nepaisant to, kad mūsų požiūriai labai skirtingi, ne tik politikoje, bet ir humoro estetika. Bet atėjo laikas, kai jisai padarė taip, kad aš negaliu jo nepaduoti teismą, dėl to, kad jis Janutinės laidoj, miestų ir pasauliu, viešai, veikiamas tiesioginės tyčios, čia aš jau cituoju savo paties... Ir mėnesienos. Čia būtų jam lengvinanti kokią nors aplinkybę. Jisai paskelbė, kad mane iš peliukų išmetė ne dėl to, dėl ko mane pašalino, tai yra dėl mano tų kontroversiškų pasakymų, o dėl to, kad aš alkoholikas. Kad aš turiu priklausomybių daugiskaitą, reiškia ne tik alkoholikas, supras turbūt dar kažkas dar. Ir jis pasakė dar kelis dalykus, ten visą tokį paketą aš surašiau. Policija, tai ir aš einu per Baudžiaką, per 154, per šmeižtą, man keista, kodėl Andrius Tapinas eina per civilinę, nes per Baudžiaką tu dar prikabini ir civilinę, ir kai tu rašai... Arba vėliau gali prikabinti. Taip, tu pažymi, arba tu civilinį ieškinį reikšti dabar ar vėliau, ir tu pažymi. Tai vėliau, ta prasme, niekur jis nedings. Ir aišku, policija, mūsų policija, ta tingi tyrėjų lygmenyje, ne visų, bet dėja daugumos tyrėjų atveju, atfutbolino, čia buvo tik tai nuomonė, tyrėjas dar turėjo naglumo aiškinti, kad jis mane apklausė. Jis melavo, jis manęs neapklausė. Tai mano ilgalaikis advokatas Baudžiako, su kuriuo mes kažkada mokėmės kartu, skundo prokuratūrai ten normalų žmonės jau dirba, ten jų sakiniuose klaidų beveik nėra, skirtingai negu tyrėjų, vėl peržiūrėt, reiškia, tai iki teisminis tyrimas greičiausiai bus pradėtas ir dar civilinis Orlauskui. Negražu meluoti, negalima meluoti. Taip, aš
pasižiūriu tas jo šūdlaidės, kaip aš vadinu, labai ir pats manau, kad lygiai taip pat. Bet... Ten psichopatijos atvejs, žmogus negali nemeluoti. Žinai, aš kaip pavyzdį visai pateikiu, kiekvienam kolektyve, ar ten darželio grupė, ar mokyklos klasiai buvo koks nors deliuzinis berniukas, kuris pasakodavo visai klasiai, kaip jis tikrai vakar vairavo tėvo Žiguliuką ant 180. Visai būdavo tokių melagų. Nu, žinai, kaip pats tokių. Tai čia tas pats atvejs, man atrodo. Plauk, aš atsimenu, kažkuriam interviu labai gražiai pasakojo, man atrodo, Marijonas Mikutavičius, šiaip jisai Marijus, bet jis Marijoną vadina, kaip jisai turėdavo tokią viršenybę prieš draugus, ypač grįžęs po vasaros, nes važiuodavo pas senelius į Lazdijus, o ten imdavo Lenkus ir ten rodydavo, aišku, po 12 rodydavo fantomas, fantomasas mes vadinam, taip toliau. Ir tada jisai sako, dabar nepamenu, ar jisai pats tai darė, ar viens kažkurios klasiokas irgi turėjo panašias galimybės ir jis kitiems klasiokams pasakodavo tų filmų siužetus ir taip toliau. Ir jie paskui tam susitardavo, kad už tuos pasakojimus jau jam kažkiek susimesdavo. Taip, honorarą. Ir sako, aš jaučiu, kad išpasakojau visus tos filmus, kuriuos mačiau. Ir paskui jisai kurdavo istorijas apie westernus, kurių nieko nepanašaus, bet pinigus imdavo. Okay. Tai suprantu, kad dabar nusprendė pasimti iš kolegos, buvusio kolegos scenoje. Scenoje aš su juo buvęs, techniškai, grinai scenoje aš su juo buvęs gal 2, gal 3 kartus Titanic'e. Ir Durnių maršą, kai mes išeidavom visi. Visi, taip. Ten, ko gero, mes vieni keisdavo kitus, ten realiai, ten buvo tokia rinktinė. Gailiesi, kad tais laikais nepasakė jiem kažko stipresnio, ar netikėjai, kad bus toksai? Ne, juk akivaizdu buvo, kad mes labai skirtingi. Nu, jis, mano vertimus, yra rusifikuotas iki negalių žmogus, jo estetinis, ten bruožai, man visiškai, bet mes turėjom gražų kolegišką santykį, nes niekada nesipykom, tam Durnių maršė, po to Titanic'e, tie 2 ar 3 atvejai, kai Titanic'e mes buvom scenoje, jis labai geras partneris, jis neužlipa ant tavęs, jis palaukia, kol tu. Aš neturėjau, ir mes turėjom labai pagarbų santykius. Mes tam šventojui, mes pasikalbėdavom ir viskas buvo tvarkoje. Dažnai, laikai pasikeitė. Ar tu šitą dalyką, jo tokį pokytį ryškų ir pasidavimą į tą 5-ąją koloną aiškini tik tais pasikeitusiais laikais, ar kažkokios psichologinės, psichinės savybės, ar tai įgimta? Aš manau, tai turbūt jo evoliucija su savo ten posūkiais ir tramplinais. Bet nepamirškim, kad tai žmogus, kuris dar ir prieš tos visus šeimų maršus, jisai pakeitė kiek partijų. Jis buvo ten Paulausko, tai naujoji sąjunga. Tikrai buvo, socdemai. Tai, jau tas smirda, žinai. Bet kažkokie skandalai buvo su Raudonuoju kryžium Kaune, aš nežinau. Taip, jisai dar buvo ir Kauno rajono vicemeras savo laiku nuo liberalų. Tai matai. Nuo liberalų. Ir jo kognityviniai gebėjimai man kelia abejonių. Jisai dar prieš jam pilnai atsiskleidžiant, ar jis meluoja sąmoningai, ar jis durnas. Jis, pavyzdžiui, laidoje neredaguota Kaip sakytum? Pas Jussi sako, tai Baltarusija maždaug, ko mes su jais čia kariavom, taigi ten, kiek ten sakė, 17-18 milijonų gyvena. Tai žmogus savo kaiminės šalies, ypač turint omeny aštrėjančius santykius, žinai, turėtum žinoti, kad ten tik 9,5. Tada jis ten leptelio, Ramanauskas, bet teistas. Aš jam dar tada buvo normalų santykiai, aš jam paskui Artūrai, tu skiri civilinį ieškinį nuo Baudžiako, nes jis supainiojo matyti, kad su Statkevičium. Tai jis taip atsiprašė, sako, galiu pakinti. Buvo normalų santykiai. Iki kažkokio taško, kai prasidėjo jau nenormalus. Gerai, jeigu jau pradėjom kalbėti apie tokį tavo požiūrį į buvusią valdžią, bent jau savivaldybių lygmenyje, kaip tu dabar žiūri į dabartinę, šiuo metu mūsų valdančią daugumą ir, aišku, apie pagrindinį herojų? Žemaitaitį. Ne, tai, matai, aš tiesiog norėjau išgirsti, kas tau atrodo pagrindinis herojus. Tai pats ir išsidavė. Tai dabar Žemaitaitis. Aš manyčiau, kad pagrindiniu herojum galėtų tapti vis dėlto, jeigu jis turėtų iš tikrųjų ir karininko, ir kiaušų, ir kažkokiu būdu lemtingai pasukiotų rankenėlės laiko mašinoje, tai Skvernelis. Aš labai tikiuosi, kad jis kažką, aš žinau, kad tu jį neturi labai geros nuomonės apie jį, bet aš kažkaip, sakydamas Skvernelis, aš turiu menį tą visą jų politinę jėgą.
Norėčiau tikėtis, kad kažkokių padarys teigiamų poslinkių, pavyzdžiui, išmetant tą beprotį Žemaitaitį. Socialdemokratai tai ten amorfinė masė, ten skistakiaušiai fufeliai. Kažkur girdėta, čia kur aš tiesiog atreaguoju savo 13 metų senumo įvertimą. Tada yra ten gerų momentų, pavyzdžiui, Kęstutis Budrys, aš kaip tik klausiau laidą su juo vakar, pas kažką jis buvo kažkam kanale svečiuosi, tai geras Gabrieliaus Landsbergio darbų perėmėjas, tai aš tragedijos didelės čia nepiešiu, bet galėtų būti geriau, aišku. Tu šiek tiek suklydai, kalbėdamas apie mano požiūrį Skvernelis, ko gero labai panašus kaip ir paties, nes jisai anksčiau buvo ir taviškis požiūris tikrai ne su pliuso ženklu, bet mes sprendžiam kartais ne apie pasakytus ir deklaruotus dalykus, o apie padarytus darbus. Taip. Tai šitoje vietoje aš irgi manau, kad bent jau Seimo prasme, vieno iš 3 vadovų prasme, Saulius Skvernelis yra geriausia, kas galėjo nutikti Seimo pirmininko poste, su premjero patirtim, su jo pažintim tarptautiniam ir taip toliau. Manau, kad jis iš tiesų yra tas, kuris. Ką tas, kuris padarys ir į kurią pusę pasuks. Dar galima tik svajoti, galvoti, turėti omeny, bet tai, kad jisai atsisakė dirbti su valstiečiais, teigiamas dalykas, be jokios abejonės. Kai pažiūri, kas ten pas juos yra. Ten visas kaukės jau krito. Taip, nukrito. Bet tas jo atsisakymas, ko gero, atvedė didesnį blogį į koaliciją, tai jau prieš juos negalėjo nieko pasakyti Skvernelis, nes tai buvo socdemų sprendimas. Taip. Ir šitoj vietoj belieka tik įslaukti. Aš manau, tik mums reikia padėkoti, aš ne vieną kartą esu minėjęs ir pokalbėse atskiruose ir 15 min podcastuose, kad mes jau dabar turime praktiškai 2 perpildytas Svogūnų programas, nes ten nuo klausimo kur Vilija ir taip toliau, tai dabar tik tais kovo 10-ąją jie rinksis į pavasario sesiją. Ir manau, kad per tas kelias dienas jie spės ten priešnekėti tiek ir taip, kad duok dieve. Ar tu manai, kad toks dabartinės valdžios suformuotas, sakysim, ešalonas, jisai gali reikšmingai pakeisti mūsų tarptautinę kažkokią kryptį? Manau, kad ne, kad mūsų visuomenė yra tikrai geresnės visuomeninės pilietinės kokybės negu, pavyzdžiui, kokia nors Slovakija ar netgi Latvija. Aš manau, kad mes esam pakankamai kaip visuomenė. Latvija turi daugiau problemų, ten labai daug rusakalbių. Tai aš turiu minėti, kad mūsų deep state'as ar mūsų atsvarų ir svertų sistema neleis vis dėlto kokiam nors Žemaitaičiui tapti daugiau negu kas jis dabar yra. Žinai. Tai aš šiuo požiūriu aš tikiu lietuviais, kaip politinė tauta, visom etiniam grupėm Lietuvos, tikiu, kad viskas bus gerai, turėtų būti. Kita vertus, niekaip aš nesuprantu, kodėl iki šiol nepriimamas informacinio karo stovių įstatymas. Taip, mes esame daug kartų apie tai kalbėję, aš irgi nesuprantu, kodėl. Ždūnai siautėja, jau yra pakankamo pagrindo semti kai kuriuos asmenys. Jau pakankamai, pagal BK padėjimas kitai valstybei veikti. Kolaboravimas, taip toliau. Tai dėl ko semia visokios Švenčionienės ir Juraičius, bet tik tai dėl to, kad jų nesemti jau buvo jau visai gėda, nes jau visuomenė jau. O ten kiek tokių pilna kitokių yra, kurie netokie garsus. Tai mūsų kažkaip policija tinginiauja. Taip, pasiskaitai citatas, nereikia skaityti, ar čia tavo tie išvardinti veikėjai, ar kažkokie nauji, bet akivaizdu, kad tame pasisakyme, tame parašyme yra tiesiog nesantaikos kurstimas ir kolaboravimas. Šiurkštus neigimas sovietinių ir nacistinių nusikaltimų. Taip, be jokios abejonės. Gerai, kitas labai svarbus pokytis - Trumpo atėjimas. Tu nesi trumpistas, aš suprantu. Aš nesu trumpistas, bet aš neturiu to Trump derangement sindromo. Ta prasme, aš žiūriu į atsargiai ir kaip ir priklauso mąstančiam žmogui, aš laukiu, ką jis ten daugiau padarys. Yra dalykų, kurie man nepatinka, kaip žmogus gali, buvęs prezidentu, jau gali manyti nuoširdžiai, kad Ispanija priklauso BRICS-ui. Tai čia gėda tikrai yra. Kita vertus, visi mes padarom nesąmonę. Bidenas buvo disfunkcinis, mano galva. Antroje pusėje kadencijos tai buvo kažkas tokio baisaus. Apskritai, aš pradžioje galvoju, gal tas obamitų terminas, jis gal yra truputį pritempta, generalizuojama, bet aš dabar matau tikrai, kad tą
debilinę tą obamitų frakciją, jinai tikrai egzistuoja, jinai priskaldė žiauriai daug malkų. Aš pamatau Obamos snukį, žinok, aš noriu nusiųsti jam DHL plytą, kad jis pats atrenktųsi. Aš nepernešu tokių. Jis yra įsikūnymas to durno, naivaus vakariečio, kurio operacinė sistema nesuvokia, kad planetoje Žemė yra blogis. Kaip bet kurioje ekosistemoje, švariausiam akvariume rasi dumblių. Taip yra Rusija. Ir jie tokie debilai, kurie čia perkraukim, resetas, mygtuką jie pridarė tiek žalos, taigi mes čia gyvendami puikiai suprantam, kad ta padermėta Rusija yra blogis, nes blogis kažkur turi būti. Tai va jis ten ir yra. Ten yra tas dumblinas švariausio akvariumo kampas. Šiaip labai gerai, kai tas blogis pasiskirsto po visus kampus, bet kai viskas nusėda vienam ir tas kampas yra visai šalia mūsų, tai nesmagu. Ar tu sutinki su tokia dažnai skambančia fraze, kad šios rinkimus ne tiek laimėjo Trumpas, kiek tą pergalę jam padovanojo demokratai? Aš manyčiau, kad pergalę jam pirmiausia padovanojo koks vardas to berniuko, kur ant stogo šaudė. Žinoma, apie ką, aš pamiršau. Tai pirmiausia, jis padovanojo pergalę, vienreikšmiškai. Ir šitoj vietoj Trumpas pasielgė kaip karalius, ar dar daugiau kaip Lancelotas, kuris karalius Artūro žmoną pamylėjo. Tai ten Trumpas pasielgė 100 iš 100. O, ten buvo absoliučiai, kad... Ir tai buvo tada jau pergalė, ko gero. Ir aišku, dar prisidėjo Kamalos Harris, tas toks daugiau isteriškas veikimas, vengimas žurnalistų ir, aišku, disfunkcinis Bidenas ir aišku, žmonės pavargo nuo woke, nuo to idiotizmo politkorekcijos. Ir aš dabar labai bijau šituoklės į kitą pusę ateinančius. Dabar, žinai, to woke buvo per daug. Buvo nesąmonė. Ir dabar, kai žmonės inertiški šituoklė, nebereikalo tas terminas egzistuoja. Aš dabar bijau, kad bus perlenkimų kitoj pusėje. Gerai, bet iki tų perrinkimų, jeigu tai bus, kitų perlenkimų, taip, atsiprašau, dar 4 metai, nes tik pradėjo. Taip. Kaip manai, po 4 metų pats pasaulis bus kažkiek kitoks, geresnis ar blogesnis? Ir kodėl? Blogesnis jis būti jau negali, mano vertinimu. Aš manau, jis bus geresnis, bet aš tikrai nebejoju, kad jam nepavyks pasiekti viso kito, o nebejoja ir jis pats. Ir mes jau dabar girdim, kai kuriuose valstijose yra teisiniu būdu priešinamas į jo tą intencijai gimusiems Amerikoje vaikams. Pasaulio principas tas vadinamas. Pasaulio. Tai čia bus teisinių tenai batalijų, bet... Aš manau, kad gerai, kad jis laimėjo ne Kamala Harris, jeigu tu klausi šitą. Aš lygiai taip pat manau, kad šitoje vietoje su visom blogybėm ir minusais, bet jo pliusai, nenuspėjimumas, spontaniškumas, be jokios abejonės. Aš tik bijau, kad tas pervertinama, kad tas tapo tokia, žinai, toks kaip priskaska. Bet žiūrėk, jau dabar Amerikos žemėlapiuose bus pavadinta ne Meksikos, o Amerikos įlanka. Bet tik tai jų vadovėliuose, vis tiek liks Meksikos įlanka. Ja, bet tai, kai Maskas vienas iš jo pagrindinių rėmėjų ir dabar patarėjų ir kažkokios ten labai, kai mes pavadinom tos Saulėlydžio komisijos. Čia ir yra Saulėlydžio. Taip. Pirmininkas pasiūlė pervadinti Lamanšo sąsiaurį, pavadinti Džordžo Vašingtono vardu. Kodėl? Aš nelabai pagavau. Čia tikrai nesąmonė. Tik nepamirškim, kad čia mums yra Lamanšo. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Britams jis yra anglų kanalas. Taip, yra English Channel, o La Manche yra rankovė, tai prancūzai. Bet mes tiesiog labiau įpratę kontinentiniai, tai visą variantą. Kaip gyvenime svarbu išlaikyti balansą tarp humoro ir rimtumo, taip ir mūsų organizmui būtinas sveikas balansas. Gėris. Mes paragausim. Gal kol aš skaitysiu Elgelį Palaistyk. Štai tas. Ar ragavęs? Palašinsiu, ne. Tikrai geras. Gėris tai fermentuotas gėrimas su 90 skirtingomis gerųjų bakterijų rūšimis, kurios padeda virškinimo sistemai veikti sklandžiai. Šis balansas užtikrina, kad jaustumėtės puikiai kiekvieną dieną, išvengdami nemalonių pojūčių, tokių kaip pilvo pūtimas. Leiskime gėriui pasirūpinti mūsų vidiniu balansu. Tai paragaukim, iš tiesų, čia tas vadinamas... Čia yra šaltalankio? Turėtų būti. Žinai, kaip angliškai Čia spirituotas? Ne. Čia rūgštis, kaip angliškai šaltalankis, labai retas žodis. Sea buckthorn. O šitą lotyniškai, tuoj. Matsnu. Nu va. Dabar praktiškai iki rytojus
tavyje bus pilna. Gerų bakterijų. Taip, šaltalankių gėrimas, taip. Yra šaltalankių, jaučiasi. O iš kur atkeliavo lotyniškas pavadinimas šito gėrimo, kuris reiškia žvilgantis arklio plaukas. Taip, juo ne tik girdydavo, maitindavo, bet ir valydavo žirgų kailį, kad jis blizgėtų. Nes ten turi savų savybių įvairiausių. O šaltalankis lotyniškai yra blizgantis žirgo kailis. Ir po to iš to atsirado dantų šitas flosas. Stiulas. Nes imdavo žirgo karčius. Sidabrinis. Panavijos. Kas yra panavijos, tu žinai? Kas? Kas yra panavijos? Pinavijos. Pinavijos. Pinavijos tai yra jurginai. Ok. Gerai. Simita eilėraštė, oi vyja pinavija, tai pražydo kaip lelyje. Žinai, kaip sakytų kaunietis, tai pražydo kailelyje. Nes kauniečiai ir kai kurie šiauliečiai painioja kai su kaip. Sako, aš kaip ateisiu namo, atrodysiu kai durnius. O tavo gyvenime šiaip kas padeda išlaikyti balansą tarp aštraus humoro, rimtumo ir nusišnekėjimo? Jėzus. Tikėjimas Jėzumi. Aš nežinau. Palauk, nejuokauk šventais dalykais. Kiek žinau, tu esi netikintis. Aš esu agnostikas ir aš esu daugiau linkęs, agnostikai irgi skirstomi, tai aš esu iš tų labiau linkusių tikėti agnostikų. Aš, bet tai nereiškia, kad aš tikiu, kad ten kažkas debesyse sėdė. Aš tiesiog tikiu, kad tikėtina, kad yra kažkas už to, yra kažkokia organizacija. Kažkokia? Ja. Masonai? Ne, kažkas dieviško. Deity yra labai geras angliškas žodis. Dievybė kažkokia. Lietuviškas žodis, jo. Aukštesnioji jėga. Vadinkim taip, jo. Gerai. Šapauskas Rimas yra labai aktyviai propaguojantis krikščionis, katalikas. Besivadovaujantis tuo ir taip ir propaguojantis. Ir, jo, tai aš galiu pasakyti, kad jam tas tikrai nauda. Jis Rimas tiesiog tauresnis žmogus negu buvo. Jis ir taip buvo geras žmogus, dabar jis dar tauresnis. Aš sakau, kad jam du dalykai labai yra į naudą. Jam labai pasisekė. Tikėjimas ir žmona. Lina yra, aš matau, ką jinai iš jo padarė. Jis buvo geras. Suprantu, kad tavo atmetus tikėjimą viską atnešė žmona. Man atrodo, gan kartu atėjo jie kažkaip jo gyvenimą. Abiem? Ne, ne, tu turi kalbėti apie mano žmoną. Apie tave? Ne, tai su mano rasa mes ten be jokių ten bažnyčių pas mus, viskas ten ir be to gerai. Ne, bet aš klausiu, tavo gyvenime didesnį į pokytį nesant, sakysim, tikėjimo aukštesnioji jėga, okei, viskas tvarkoja. Bet žmona tavo gyvenime užima pačią svarbiausią, pačią didžiausią vietą. Be jokios abejonės. Šeima, mūsų vaikai ir mano rasa man yra Dievo dovana, visiškai. Atėjusi per plauką ten, žinai. Per atsitiktinumų tokia, žinai, čia sakau, filmo verta istorija kažkada. Aš aprašysiu tą kažkada tikrai. Ten tiek daug atsitiktinumų ir galų gale susijęm. Nesgi pažįstami, ten buvo labai geras draugas Richardas Šiauliuose, kur mes pas jį atvažiuodom pabūt. 96-ais, aš pamatau ją pirmą kartą, jinai su savo vyru tuo metiniu, iškart ten chemija, bet atrodo nieko nebus, po metų vėl tas pas, vėl to draugo Ryčkos gimtadienis, vėl jinai su savo vyru tuo metiniu, vėl chemija, bet atrodo nieko nebus, nes aš vedęs ištekė. Ir po to jau po kelių metų, ten po 5-6 metų aš pamatau ją Šiauliuose, mes to ryškiai einam Šiaulių gatve ir aš eilinį kartą jo paklausiu, ką visai klausiu, kaip Rasai sekasi. Ir jis eilinį kartą man atsako, kiekvieną kartą atsako, eik tu po Vilnių, nes užkniso tie klausinėjai. Ir eina priešais Rasa su mama. Bet jis kažkada pajuto, kad štai čia klausia ne šiaip Algelis, o konkurentas? Ne, jisai vedęs, ta prasme, ne, viskas ten tvarkoja tuo požiūriu. Ir ten stebuklai ten kažkas tokio. Tai čia turbūt galima kaip epigrafą, epitafiją užrašyti. Jis stengiasi, kaip šitas Kilgoras Marcinkevičiaus žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasa kėlė algį greitai. Ir jis tapo pidoratu. Atsiprašau, supošinau. Taip gražiai kalbėjom, viską pakelėtai. Gerai, visi žinom, kad dviračio pagrindinis variklis šiuo metu yra grandinė, sakysim, Haroldas Mackevičius. Ką jis tau pasakė, kai, aš žinau, jisai sulaukė signalo iš LRT, kad viskas tu turi pabaigti su algiu greitai. Ir ten atsirado labai daug problemų, nes reikia labai greitai daryti tam tikrus sprendimus, reikia ieškoti, kas ką turi pakeisti. Ir jis tau turėjo gal kažką porą švelnių? Aš negalėčiau
pasakot, ką mes kalbėjom, nes tai būtų neetiška, bet jisai buvo agituotas, toks angliškas žodis labai geras. Jis buvo nervingas, nes, taip, aš manau, kad jis nepyks, kad aš tą pasakiau, nes akivaizdu, kad tai yra problema laidai. Bet ką mes su juo šnekėjom, aš negaliu tiesiog atskleisti. Bet tai nebuvo, sakysim, labai daug priekaištų. Ne. Žiūrėk, manegi dėl ko pašalino? Ne dėl to, kad ta įvyko laida su Sinica. O dėl to, kad aš, kai paaiškėjo, kad Vilija netaps premjerė, o premjeru bus Paluckas, aš parašiau Facebook'e labai nekaltą kaip man, o ir objektyviai labai nekaltą kaip kalbant apie aukščiausio viešumo lygio politikus. Parašiau, tai kiaulė didžiaja. Kiaulė nebus premjerė, premjeru bus ugalovnikas. Ir kiaulė čia nėra fat shamingas, jinai tiesiog melavo akis įsistačius, o ne dėl to, kad jos alternatyvus požiūris į gravitaciją ir apetitą. O Paluckas ugalovnikas rusiškai dėl to, kad tas jo... Teistas už... Jo, bet rusiškai, jisai rusiška maniera tiesiog, rusiško tipo jisai ugalovnikas, o ne šiaip nusikaltėlis. Ir po to, tai tiek Haris, tiek LRT, tiek visi puikiai žino, kad man tokia retorika yra mano kasdienybė. Nieko čia naujo. Tai kodėl būtent dabar, kai laimėjo toji dauguma, kuri laimėjo, būtent dabar mane pašalino. Tai čia, kaip sako žurnalistai, belieka tik spėlioti. Tu manai, kad tai gali būti lindimas į subinę? Aš manau, kad tai gali. Naujai valdžiai. Gali būti apsidraudimas, kad mažiau problemų būtų. Gali būti, aš nežinau. Negaliu nepaliest temos, kuri tau yra kaip balzamas ant širdies. Kalbajubizmas. Ką tu vadini, tai kalbajobai, kurie prisiknisinėja tavo nuomonę be reikalo visiškai prie kai kurių posakių, kalbos struktūrų, vartojimų ir taip toliau, žodžių, barbarizmų, kuo tu nesakai. Taip pat tave labai nervina rašymas, žodžių išskirimas, kursyvų, tau bereikalingas. Kai tas daroma, ne vietoje. Nepagristai, taip. Beje, tau linkėjimai, prieš atvažiuodamas į šitą studiją, į mūsų improvizuotą studiją, sutikau Valotką, prasilenkėm vienoje pizzerijoje. Kalbos inspekcijos vadovas. Taip. Kalbininkas, labai blaivaus proto kalbininkas ir perdavė linkėjimus, jeigu važiuosiu į laidas. Ačiū labai. Gerai, tavo požiūrį į kalbajobus su amžiumi jisai radikalėja ar po truputėlį jau atsileidė? Ne. Nieko jis nesikeičia, aš tik tai man dar liūdniau, kad atrodys ta sveiko proto, vadinkim, revoliucija, kuri prasidėjo 2010, 2011, 2012, kai tą problemą pradėjo kelti ne tik profesionalūs kalbininkai, tokie kaip Loreta Vaicekauskienė, bet ir visuomenės veikėjai kaip Andrius Užkalnis, arba jeigu jūs jo nemėgstate, tai Kristina Sabaliauskaitė. Ir nuo to laiko tarsi atrodė, kad jau viskas kaip ir aišku, bet aš matau dabar toliau labai prastėja žurnalistų lietuvių kalba. Liksnių derimas, pavyzdžiui, neseniai skaičiau vienam portalu, parašė Lietuvos didžioji kunigaikštystė apie litinizmą straipsnis, Lietuvos didžioji kunigaikštystė mažosiomis. Tai tas vėžys. Jeigu grubiai, kas yra tie kalbajobai? Sovietmečiu rusų fašistai mums davė ne tik bizūno, bet ir truputį pirago. Tas piragas buvo kas? Du dalykai. Tas buldozerinis liaudės šokių festivalis, jūs maždaug sovietiniai lietuviai, bet lietuviai. Tai dainuokite savo dainas su savo tam antisanitariniam sąlygom. Ir antras dalykas buvo lietuvių kalba. Labai jūsų graži kalba ir vat jūsų šitie kalbininkai, tegul jie kalba, ką nori. Ir jeigu sovietmečių, koks nors kitas profesinis laukas, pavyzdžiui, architektas, pasakytų, šitas fasadas netinkamas, nes jis yra rusiškas, tai jam blogai baigtųsi. Tačiau kalbišiai, kalbajobai, jie galėjo kalbėti, ką nori. Čia yra rusicizmas ir taip toliau. Suprantate, ką aš sakyčiau? Taip. Už grotų, bet va šitą tai lokit, išsidūkit. Lietuvių kalba ir šokite jūsų. Vėliau dar atsirado krepšinis. Dainų šventė turėjome. Dainų šventė. Aš jį vadinu buldozeriniu folkloru. Vėliau dar atsirado krepšinis ir tas buvo labai geras reiškinys ir rusai čia jau nieko negalėjo padaryti. Čia jau atsirado, žinai, jau Gorbačiovščina, Žalgiris. Futbolas anksčiau atsirado beje. Taip. Tas ir. Vilniaus Žalgiris. Tai tokiu būdu tas korpas tų neva specialistų yra ir gerų kalbininkų, aš juos vadinu kalbininkais. Mes puikiausiai sutarėm su Antanu Smetona, nors kai kurie dalykai pas mus yra skiriasi. Aš jau nekalbu apie Loretą Vaicekauskienę, su kuria pas mus irgi kai kurie dalykai skiriasi, bet tai, ta prasme, tai yra mokslininkai. Bet pagrindas, tas visas ta kritinė masė to kalbišių korpo, Abarzėlino,
Mes čia galim daryti, ką norim. Ir kaip totalitarinės visuomenės produktas, gavęs kažkokią valdžią, gana ženklę valdžią, čia nevartotina. Šalvon nevartotina, vartoju. Ir jie totalitarizmo kaip produktas, jie ir elgėsi atitinkamai. Ir jie toliau norėjo diktuoti. Dabar, ar jie turi pagrindo diktuoti, ar jie turi išsilavinimą, labai abejoju. Dažnas jų yra tiesiog mažaraštis. Jeigu VLKK, Vyriausioji lietuvių kalbos komisija, teigia, kad galima vartoti ir sovietas, ir tarybą, tai reiškia, kad jie nesupranta skirtumo, nes taryba yra taryba, sovietas yra sovietas, Sovietų sąjunga ar Tarybų sąjunga. Jis sako, kad ir tą galima vartoti. Holokaustą rašė mažai, ta prasme, ten debilavoti žmonės. Ta kritinė masė yra debilavoti žmonės. Ir čia aš pacituosiu Loretą Vaicekauskienę, čia iš jos ir Nerijaus Šepečio, man atrodo, pareina, jie parašė labai gerą knygą, lietuvių kalbos kažkaip ideologą. Preskripcija versus deskripcija. Tikras kalbos mokslininkas užsiimtų deskripciją. Jisai stebėtų, kaip kalba Valinskas, Ramanauskas, kaip kalba žmogus Mantas Stonkus ir jisai užrašytų, kaip yra kalbama. Kartais jis galėtų duoti patarimų. Bet ne, jiems reikia preskripcijos, jie išrašo tau, kaip tu turi kalbėti. Tai iš principo yra nemoksliška, jau nekalbant apie tai, kad tai yra durna, nekalbant apie tai, kad tie vargšai vaikai, kurie turi mokytis ten savo paskutinėse klasėse, tai, ką išmokti, yra praktiškai neįmanoma ir svarbiausia, kad tai neturi praktinio pritaikymo. Nes Lietuvoje niekas nekirčiuoja taip, kaip tu psichas sakai Europa. Tik tai koks 100 idiotų per visą Lietuvą sako Europa. Aš į tą 100 patinku. Taip. Ir tos kirčiuotės. Tai yra dirbtinis marmalas, kuris kankina vaikus. Ir aš sakau ne dėl to, kad man taip atrodo, o dėl to, kad toks yra faktas. Tas kirčiavimo įkišimas moksleiviam, vaikam, kurie po to gal ir žudosi nemažai dalim dėl to, ir yra ydingas ir antimoksliškas. Lietuvių kalboje yra viena vienintelė kirčiuotė. Žinai kokia? Kirčiuojam taip, kaip kirčiuojas. Mūsų kalba yra unikali tuo. Jeigu prancūzų kalba unikali tuo, kad kirtis visada paskutinis skemo, latvių kalboje unikalumas pirmas. Ten įvairiai yra. Latvių kalboje pirmas. Japonų kalboje kiekvienas skemo, skirtingai negu mitas, kad paskutinis iš tikrųjų kiekvienas. Takia šipylys. Tai lietuvių kalboje, pagal faktą, čia ne aš sugalvoju, taip yra, pagal faktą, skirčiuojama kaip nori. Nu kaip kirčiuotas, žmogus ar žmogus? Ir taip teisingai. Nes taip sako lietuviai. Ar tau dar neaišku? Aš kalbu dabar kaip mokslininkas. Alytus ar Alytus? Ir taip. Ir taip yra teisinga. Ir tu įsivaizduok, kiek grius šitas blogio pilis su baisiausiu trenksmu ir šikšnosparniais išlakstančiais nugrius, kai bus pagaliau pripažinta tai, kas yra ir taip. Kad nereikia vaikų kankinti su to pirma kirčiuotė ten Europa. Žmonės netgi išdurnėja, kad sako, vėjus kirčiuoja netgi šitaip, daugiskaitos galininką. Daugiskaitos galininką vėjus netgi kirčiuoja. Žmonės netgi išdurninti yra. Kaip kalba vėjus, kalba vėjus. Jo. Taip, panoramą paklausyk, ten rasi tokį. Tai aš galiu ilgai apie tai. Tu man dabar panašu, žinai ką, į tą ne žalę, bet mes matyt laidoje padarysim žalę. Tavo visą povyzę žalę, tai yra Šrekas, kuris eina išvaduoti toj pilyje įkalintos lietuvių kalbos princesės Fionos ir būtent jis pavers. Tu ne pats durniausias žmogus pasaulyje. Atmetus visą tai mano emocija, mano ten gal tau revoliucingai skambanti vienintelis kirčiuotis įteisinimą, kas kažkada bus, kas dabar pagal faktą. Gali būti. Neatmetu. Bet tu pripažink tą mokslišką aspektą, ką aš sakau, preskripcija versus deskripcija. Ar moksliška žmonėms, kurie yra visuomenė, etninis vienetas, lietuvių tauta, etninė tauta, kurie yra tikrieji kalbos kūrėjai, ar moksliškai jiems aiškinti, kad taip negalima, o reikia tik tai šitaip? Čia amžinas klausimas, lygiai taip pat, kaip mes galim suvokti, tu teisę studijavai 2,5 metų, ne? Praktiškai 3 kursai, tai yra visi pagrindai praeiti. Ir mes puikiai žinome, kad teisė visuomet eina paskui gyvenimą, paskui visuomenės santykius. Nes santykiai atsiranda anksčiau ir po to įstatymai jau jos paverčia įstatymo raidę. Mes matom tą ypač užaštrėjus elektroninės internetinės revoliucijos laikais. Taip. Nes mūsų laikais, kai mes studijavom, apie tokį dalyką, tokią teisę negalėjo net būti kalbos, nes jos nebuvo tokių santykių. Tikrai. Tai lygiai taip pat ir kalba kaip mokslas, jisai iš dalies jis kūrė. Kitas dalykas, jisai turi eiti iš paskui būtent buitinę kalbą. Deskripciją. Ir tada galim pasakyti vieną dalyką. Kalbininkai čia galbūt šiek tiek išsisuka nuo atsakomybės, sakydami, kad yra buitinė kalba, yra
norminė kalba, bendrinė kalba, kuri ir yra, kaip sakysim, etalonas, bet mes ją negalime versti. Blaiviai galvojantis kalbininkai sako, taip, tai yra mūsų tokia kalba, čia kaip etalonas, bet mes negalim ir neprivalom versti žmonių kalbėti būtent taip. Tai čia turbūt sutinki, kad čia būtent rastas aukso vidurys, nes mūsų pirmoji režisierė Laima Lingytė ir ta pati Dauguvietytė, amžinatilsį, sakydavo, jeigu nori sukurti visiškai kvailą ir neigiamą personažą, liepk jam kalbėti taisyklingai lietuviškai. Ir kai taip tu išgirsti kalbant, tu galvoji, kas čia per pirma falšas ir su antra aiškaus vilano bruožas. Išprotėjęs mokslininkas būtų personažas, kur Bonduose ten kartais būna. Suprantu, kad mes dar turėsime laiko daugeliui progų pasikalbėti, nes temų liko tikrai nemažai. Paskutinis klausimas, kažkada tavo tos dainos tokios, na, sakysim, nežinau, ar čia nurodo atspindi tavo tamsėje pusę, bet pavadinimai Kurva arba Su kitu bachūru. Tai nežinau, ar čia tas tavo teigiamas savybės. Su kitu bachūru, tai aš čia nematau nieko blogo. Bet bachūras irgi žodis. Nežinau. Bachūras yra hebrajų kalbos žodis. Žinau, kaip ir hebra. Taip. O kokios dainos, eilėraščiai arba koks posakis atspindi lyriškąją Algirdo Ramanausko pusę? Tugi esi verkęs gyvenime, be jokios abejonės. Jo. O dažnai būna taip, kad... Kartais. Labai sunku kurti, čia labai geras klausimas, labai sunku kurti tekstą lietuvių kalba, kuris būtų ne tai, ką aš įpratęs ten su Šapausku daryti, kur bairiai. Ir kur susirimuoja gerai, ir gerai skamba, ir tampa dažnai net ir folklorų, žinai. O sukurti ką nors lietuviškai, kad nebūtų cringe'o, kad nebūtų to, žinai, gėdos svetimos jausmo. Tai labai sunku, bet aš turiu tokių pavyzdžių. Ir jeigu kas nors surinktų dabar YouTube SSG ten, kur šviesų daina, tai ten aš tą tekstą rašiau labai ilgai ir man jis labai patinka. Ir ten jis labai geras yra tekstas. Ir šviesus tekstas. Šviesus. Ir ten yra šviesioji mano pusė. Algirdo Ramanausko pusė. Tikrai taip. Ten tu Algirdas Ramanauskas. Ne, aš ten Algis Greitai iš tenai. Mano Algis Greitai yra sceninis. Pseudonimas, taip. Tik tai ten, tik tai muzikoje. Visur kitur aš esu Algis Ramanauskas. Nu, gerai, vardas Algirdas, bet aš visą gyvenimą... Galima trumpinti iš tiesų, taip. Aš esu Algis Ramanauskas. Ir kaip rašo žurnalistas Algis Ramanauskas brūkšnelis Greitai, tai čia tik tai dar kartą parodo, koks durnas yra lietuvių žurnalistų korpas. Kritinė masė jo. Ir aš labai tikiuosi, kad čia tokia šviesia nata mes. Kol kas nedėkime taško mūsų susitikimuose. Padėkime daug taškį. Manau, kad artimiausiu metu mes susitiksime jau tavo tinklalaidį. Po porą savaičių. Taip, ir tada kalbėsime daugiau apie aktualijas, visus kitus dalykus. O šiandien aš labai dėkingas tau, nes aš nemažai dalykų išgirdau apie tą kitokį Algį, negu aš jį pažinojau, bet galiu pasakyti, kaip pagiriamą žodį tau. Tas naujasis Algis, žinok, nelabai kuo skiriasi nuo to, kokį aš esu matęs ir pažinęs. Tai reiškia tik vieną, kad tu esi pakankamai nuoširdus. Aš esu nuoširdus motherfuckeris, tas tikrai taip. Tarpsme, kai droži kito motiną, tai tu būni nuoširdžiai nusiteikęs. Aš taip niekada nesu daręs. Bet svajoji apie tai? Ne. Aš tikiuosi, kad iki kito mūsų pasimatymo šitą svajonę taps realybė ir mes aptarėsim detaliai. Gerai. Ponios ir ponai, mėly mūsų tinklalaidės Akis į akį su Arūnu Valinsku žiūrovai klausytojai, tikrai šiandien galiu padėkoti savo kolegai ir mylimam žmogui, mylimam intelektualiam žmogui, nors kai kas jį įsivaizduoja esantį tik tais eilinį klouną ir durnelį, Algis Greitai. Nežinau, ką galvojat jūs, pasirinkite iš pasiūlytų variantų. Algis Greitai. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai.